Sveiki, esu Neringa Ramanauskė ir šiandien susipažinsime su investavimu į vertybinius popierius. Šiandienos mūsų tema – investavimas į akcijas ir biržoje prekiaujamus fondus ETF kaip investavimo galimybės. Ar jos perspektyvios, ar nelabai, ar tinkamos, ar nelabai pradedantiems investuotojams. Pamėginsime atsakyti šios klausimus ir po truputėlį atskleisime kitus dalykus. Pirmiausia, pradėsime nuo to, kas apskritai yra akcijos, kas yra dalinės akcijos ir ką reiškia gatvės vardu įsigyti akcijų. Kodėl perkamos akcijos, kaip iš jų uždirbama, kaip matuojama ta grąža, kurią mes gauname. Na ir pabandysime įsiaiškinti kitus dalykus apie ETF-us, taip vadinamus. Tai yra, kas tie biržoje prekiaujami fondai, kas tie S&P 500 fondai ir kodėl būtent ETF yra gera investicija pradedantiesiems. Pabandysime išsiaiškinti, kokie yra svarbus dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kai renkamės finansų maklerį, tai yra brokerį, ir susipažinsime su trim populiariais brokeriais, turėsime ekskursiją nedidelę po juos, palyginsime juos su didžiausiu Lietuvoje banko, tai yra Swedbank investavimo sąlygomis ir pažiūrėsime, ką galima gero pasiimti iš kiekvieno iš jų. Privalau perspėti, kad mūsų šiandienos susitikimas, kaip ir kiti susitikimai, tai nėra rekomendacija investuoti, konkreti rekomendacija investuoti, pirkti konkrečią akciją ar nepirkti jos, o tai yra tiesiog dalinimasis žiniomis, patirtimi, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip tai daroma, ką tai reiškia ir panašiai. Ir be abejo, investavimas visada susijęs su rizika ir šitą reikia žinoti. Ir reikia būti pasiruošus, kad tam tikri nuostoliai tikrai bus. Na ir pradėsime nuo pradžios, tai yra, kas yra iš principo akcijos. Atrodo visiems kaip ir aišku, bet iš tikrųjų, kai pradedi gilintis, tai ne visiems taip labai aišku. Iš tikrųjų, akcijos, kaip ir obligacijos, yra, kaip ir ETF, yra vertybiniai popieriai. Mes sutrumpintai vadinsime skaidrėse VP. Jie iš tikrųjų reiškia, kad jūs nusipirkote tarsi gabalėlį įmonės. Taip, jeigu įmonę mes jos visą vertę padalintume į tam tikrus gabalėlius, į vienodo dydžio gabalėlius, tai tas, kas turi daugiau gabalėlį, valdo didesnę dalį įmonės. Kitaip tariant, tai yra nuosavybės dokumentas. Jūs tampate įmonės bendrasavininku ir ta proporcija, kiek akcijų jums priklauso, ta proporcija jūs galite priimti sprendimus įmoniai. Be abejo, tai susiję su įmonės rizika. Na ir kaip įmonės, kurią mes galime dar vadinti protingai taip labai emitentas, tai kas tas emitentas, tai yra įmonė išleidusi akcijas, tai įmonė, kuriai priklauso akcijos, yra emitentas. Tai kaip jūs, kaip įmonės kapitalo dalies savininkas, tuo pačiu prisijimate riziką. Jeigu įmonei sekasi gerai, jums sekasi gerai. Jeigu įmonei sekasi blogai, jums sekasi blogai. Nuo ko priklauso, kaip įmonei sekasi, tiek nuo įmonės nevaldomų išorės veiksnių, nuo to, kaip rinkoje susiklosto situacija, tiek nuo tų sprendimų, kuriuos pati įmonė priima. Tai yra nuo jos vidaus veiksnių, kuriuos jinai gali valdyti. Tai dalyvavimas įmonės valdyme reiškia iš tikrųjų ką? Kad akcininkai turi balsavimo teisę ir dalyvauja įmonės sprendimų priėjime. Tai yra, ji gali dalyvauti paprastai kartą per metus vykstančiuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti strateginiais įmonės klausimais, skirti vadovybę, atleisti vadovybę ir panašiai. Tai yra, pavyzdžiui, galima ir spręsti klausimus, ar uždirbtą pelną paskirstyti per dividendus, ar jį reinvestuoti, tai yra vėl auginti tą įmonę toliau. Tai žinoma, jeigu jūs ten turite tik tai vieną akciją arba dvi akcijas, tai jūs šito nepajausite, bet jeigu kai kurios įmonės nusistatė savo taisyklės, kiek akcijų valdantis akcininkai jau yra aktyviai dalyvaujantis, o kartais užtenka turėti vieną akciją ir jūs jau esate kviečiami į tos susirinkimus ir dalyvauti įmonės sprendimų priėmime. Akcijos iš esmės skiriasi nuo obligacijų, nors daug kas to nesupranta, tai obligacija yra skolos popierius. Kitaip tariant, tu paskolini įmonė daro su tais pinigėliais, ką jai reikia, ir
laikotarpio, kuriam pasiskolino pinigus iš jūsų, pabaigoje įmonė jums atiduoda ir tuos pinigus, kuriuos pasiskolino, ir sumoka tai, kiek buvo sutarta sumokėti už tą pasiskolinimą. Taigi, už obligacijas mes gauname uždarbį ir taip pat ta vertė obligacijų nesikeičia, tuo tarpu akcijų vertė keičiasi. Tai mes šiandien apie obligacijas nekalbėsime, mes kalbėsim apie akcijas, nors iš principo obligacijas irgi dažnai galima pirkti panašia tvarka kaip ir akcijas. Obligacijų uždarbis, kaip prisimenat iš mūsų pirmo susitikimo, yra gerokai mažesnis negu akcijų, bet tai yra ir todėl, kad ta svyravimų rizika yra žymiai mažesnė ir tikimybė, kad jums bus grąžinti pinigai ir sumokėtas pažadėtas užmokestis tikrai yra gerokai didesnė. Tuo tarpu akcijų nieks neišperka ir nieks jų pinigų grąžinti nesiruošia. Tai jeigu tų akcijų vertė rinkoje nukris, jūs galite tiesiog ir prarasti tuos pinigus tą apimtim, kiek akcijų vertė nukrito. Mes kalbėsim šiandien apie dalinės akcijas, tai svarbu suprasti, kas jos yra. Kai kurie brokeriai, taip vadinami, arba finansų makleriai, apie kuriuos mes šiandien kalbėsime, gali leisti jums nusipirkti ne visą akciją, o tik tai dalį akcijos. Taigi, dalis akcijos arba fractional share, mes angliškai nenori, kas nori aktyviai prekiauti akcijomis ir nori lysti šiek tiek į tokį profesionalesnį lygį, nenori turės tuos angliškus terminus žinoti, tai aš juos visą laiką pateikiu. Tai yra situacija, kada jūs perkat ne visą akciją, o jūs perkate kažkokį gabaliuką jos. Tai yra, pavyzdžiui, McDonald's akcija yra gana brangi, tai jūs galite nusipirkti tik tai gabaliuką tos McDonald's akcijos, nes jūs galbūt šiandien neturite tiek pinigų. Kuo tai yra paranku? Pirmiausia, tai tokį duoda lankstumą. Jūs iš esmės galite investuoti bet kokią sumą, kokią tik tai turit. Turit 100 eurų, investuojat 100 eurų. Turim 10 eurų, galima ir tą 10, galima ir 1. Dažnai makleriai leidžia investuoti net nuo 1 euro. Prieinamumas. Tai daug akcijų kainuoja labai nemažai, kai kurios kainuoja kelis šimtus, o kai kurios kainuoja net ir 1000 eurų arba dolerių. Tai tokiu atveju, tokių akcijų jūs visai negalėtumėt nusipirkti, jeigu jūs neturite tiek pinigų po ranka. Na ir kitas dalykas, jeigu mano portfelis mažas, tai gal aš nenoriu visų pinigų investuoti vieną akciją ir tuo pačiu, taip sakant, tuos visus kiaušinius sudėti į vieną pintinę. Tai šiuo atveju yra lengvesnė diversifikacija, aš galiu po gabaliuką įvairiausių įmonių akcijų prisipirkti ir savo riziką susimažinti. Trūkumai. Kokie yra trūkumai tokio skaidimo? Tai pirmiausia, su mokesčiais gali būti problemų. Kai kurie makleriai gali taikyti mokesčius už dalinių akcijų pirkimą, nors pastaruoju metu daugelis maklerius tarpusavyje konkuruoja ir aš jau matau, kad tokių mokesčių jau paprastai nėra, bet teoriškai jie gali būti, tai reikėtų pasidomėti, jeigu nersit kažkur, kur aš jūsų nevedu. Pardavimo sudėtingumas. Jeigu jūs galvojate apie tai, iš tikrųjų parduoti nėra taip labai sudėtinga, sudėtingiausia yra perkelti iš vieno brokerio pas kitą brokerį. Jeigu sugalvojat kraustytis į kitą valstybę, tarkime, ir ten jūsų brokeris nėra registruotas ir jo veikla nėra licenzijuota, jūs negalite tenai naudotis tuo brokeriu, jis neprieinamas, tai vadinasi, jūs turėsite kažkur persikelti į kitą brokerį su visų savo sukauptų turtų, nebent norėsite jį išparceliuoti. Išparceliuoti paprastai nieks nenori. Tai dėl tos priežasties, jeigu turite tas tokias dalinės akcijas, tai galite būti sudėtinga persikelti iš vieno brokerio pas kitą. Dabar gana populiaru yra akcijas pirkti gatvės, taip vadinamų vardu. Kas tas gatvės vardas? Vieniems tai girdėtas dalykas, kitiems visiškai ne. Tai iš tikrųjų šiuo metu, norėdami sumažinti akcijų pirkimo, pardavimo sandorių kainą, norėdami, kad viskas vyktų greičiau ir lengviau, pradėjo viens po kito brokeriai siūlyti šitą pirkimą gatvės vardu. Tai ką reiškia tas pirkimas gatvės vardu? Tai jūs nesate tikrasis akcijų savininkas, taip formaliai jūsų brokeris jūs atstovauja. Tačiau jūsų brokeris atsakingas už visos informacijos saugojimą ir
už tai, kad jūsų akcijų nuosavybė būtų priskirta jums, tai neatima iš jūsų teisės dalyvauti įmonės valdyme ir gauti dividendus ir visa kita. Tai yra, jūs iš tikrųjų nejaučiat jokio diskomforto, bet juridiškai yra taip. Tai ką tai duoda iš tikrųjų, ar tai gerai, ar tai blogai? Na, yra ir gerų, ir blogų dalykų. Tai privalumas yra toks, kad pirmiausia yra labai patogu, žymiai pigesnis akcijos pirkimas, žymiai pigesnis akcijos pardavimas, visus sandorius tvarko viduje savo brokeris ir jūs nejaučiate diskomforto. Dažnai brokeriai turi net papildomą apsaugą ir tokia apsauga yra papildomas saugumo mechanizmas, kuris priklausomai nuo valstybės, kurioje yra registruotas brokeris, jūsų turtą akcijų irgi tam tikrą prasme apsaugo. Tai mes kalbėsim apie tas apsaugas, kai kalbėsim apie konkrečius brokerius. Trūkumai, kokie yra tokio registravimo gatvės, taip vadinamų vardų, tai yra tai, kad jūs tampat priklausomi nuo brokerio. Jeigu jau taip atsitiktų, kad brokeris susidurtų su problemomis, tai gali bent jau užšaldyti jūsų investicijas kurį laiką. Tikimybė, kad brokeriui žlugus jūsų akcijų kapitalas pražus, nėra iš tikrųjų didelė. Tai teorinė yra tokia galimybė yra, bet praktiškai visi brokeriai yra kažkiek apdrausti ir reguliuojami, todėl taip jau labai bijoti nereikėtų. Kiek iki šiol istorijų girdėjau apie kažkokio brokerio veiklos pabaigą, ne dėl to, kad jisai ten žlugo, dėl to, kad tiesiog nusprendė nutraukti veiklą, tai dažniausiai visas akcijas, ar tai dalinės, ar kokios bebūtų, perduoda tiesiog kitam brokeriui valdyti ir pats investuotojas didelių nepatogumų nepajaučia. Galimi papildomi kaštai, taip, kai kurie brokeriai už šią paslaugą gali taikyti papildomus mokesčius, vėlgi teoriškai tokia tikimybė yra, praktiškai aš kiek brokerių nagrinėjau, su tokia galimybė nesusidūriau, tai ir brokeriai, kuriuos šiandien pristatysiu, tokio mokesčio neima. Tai kaip uždirbama iš tikrųjų iš akcijų? Atrodo viskas paprasta, nusipirkai akciją ir gavai dividendus. Tačiau ne visiškai taip. Iš tikrųjų yra du būdai, kaip uždirbti iš akcijų. Tai pirmiausia iš kapitalo prieaugio. Tai yra pačių akcijų vertė per laiką kyla arba krenta. Ir ilguoju laikotarpiu įprastai ta vertė kyla. Jeigu ir būna ekonomikos nuosmukio tarpsniai, tai gali būti, kad 1 ar 2 metus, netgi jau kai čia gili tokia ekonominė krizė, būna toksai kritimas, bet paskui jos atsigauna ir dažniausiai pradeda augti žymiai sparčiau, negu kad prieš tai augo ir pasiveja ir kompensuoja tą nuosmukio tarpsnį. Tai ilguoju laikotarpiu labiausiai tikėtina, kad jūsų akcijų vertė kils. Tai yra visos įmonės, kurios sėkmingai veikia, jos iš tikrųjų, nors susiduria su tam tikrais sunkumais trumpu laikotarpiu, bet ilguoju laikotarpiu patiria augimą. Akcijų vertė galima be abejo ne tik tai augti, bet ir mažėti ir ypatingai tas pasijaučia trumpu laikotarpiu. Va tik tai gavai dovanų akciją kažkokią tai, arba tik nusipirkai, žiūrėk, kitą dieną jinai jau pakritusi arba pakilusi. Nuolatinis tas svyravimas. Dėl ko taip atsitinka? Todėl, kad visada keičiasi santykiai tarp pirkėjų ir pardavėjų. Dalis turinčiųjų tas akcijas nori jas parduoti, dalis nori tokių akcijų nusipirkti ir priklausomai nuo to, kurių yra daugiau ir kiek tų akcijų yra siūloma į rinką, kaip greitai norima parduoti, tai priklausomai nuo visų šitų dalykų akcijos vertė svyruoja. Tai čia norint geriau suprasti, jau taip giliai suprasti kodėl tie svyravimai iš principo vyksta, ko tikėtis, dėl kokių veiksnių ir taip toliau, čia reikėtų prisiminti arba pasidomėti paklausos ir pasiūlos teoriją, tai ji sėkmingai veikia ir akcijų rinkai. Dividendai. Dividendai yra uždarbis, kurį sumoka įmonė jums kaip įmonės bendrasavininkams, tai yra uždirbamas per metus pelnas, dalis jo gali būti išmokama per dividendus. Tai yra padalinama visiems akcininkams proporcingai tam, kiek jie akcijų turi. Kita vertus, kita dalis gali būti investuojama atgal į įmonę, kitaip mes sakome reinvestuojama, plečiant įmonės veiklą. Kam įmonei skolintis pinigus iš išorės, jeigu galima savais uždirbtais pinigais finansuoti savo technologijų atnaujinimą, investavimą į naujas technologijas, įmonės plėtrą, naujų pastatų statybą, naujų įrengimų pirkimą ir taip toliau. Tai dividendus įmonės moka skirtingai.
Dažniausiai moka kas ketvirtį, bet yra ir kas moka kas pusę metų arba net per metus. Tai paprastai investuotojai myli labiau tas įmonės, kurios paskirsto dalį pelną, bet yra ir tokių investuotojų, kurie renkasi strategiją investuoti į augimo akcijas, taip vadinamas, kurių dividendai būna maži, o kartais jų ir visai nebūna. Tai yra visą pelną įmonė paprastai reinvestuoja ir orientuojasi į didesnę, spartesnę savo verslo plėtrą, o ne į dividendų padalinimą. Taip, nors daugelis, kaip sakiau, tokių mažų investuotojų, pradedančių ypatingai myli dividendus ir jų labai laukia. Na, tai pavyzdys, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, 100 įmonės X akcijų ir ji moka po 1 eurą dividendų už kiekvieną akciją, kiekvieną ketvirtį, tai jūs uždirbtumėt po 100 eurų kiekvieną ketvirtį arba iš viso per metus 400 eurų. Tai kas yra geriau, dividendiniai ir nedividendiniai vertybiniai popieriai, čia liečia ne tik tai akcijas, bet ir ETF-us, apie kuriuos mes kalbėsime, tai priklauso nuo iš tikrųjų įstatyminės aplinkos, mokestinės aplinkos. Jums kiekvienais metais išmokami dividendai jau bus sekančiais metais deklaravus praeitų metų rezultatus apmokestinti. Ir šito kai kurie investuotojai nenori, todėl jie neinvestuoja į dividendinės akcijas arba ETF-us, o stengiasi investuoti į augimo akcijas ir augimo šitus ETF-us. Tai daro todėl, kad galėtų atidėti tą sumokėjimą už kapitalo ir dividendų prieaugį ir tai padarytų tik pabaigoje, kai jau jie išsigrynins kažkurią tai dalį ir tik nuo išsigrynintos dalies. Na, labai gera žinia yra ta, kad Lietuva priėmė įstatymą ir nuo naujųjų metų jau turėtų veikti toks dalykas kaip investicinė sąskaita. Tai va, kai šitas dalykas veiks, tai mes šitos problemos nebeturėsime. Jums jokio skirtumo nebus, ar investuoti dividendinius ar ne į dividendinius vertybinius popierius, tai kad tol, kol jūs neišimsite savo pinigų iš investicinių sąskaitų, tol sėkmingai galėsite nemokėti mokesčio, atidėti jų mokėjimą, o atvirkščiai įdarbinti tuos pinigus ir kurti dar didesnę vertę. Tai yra labai, labai geras dalykas, nuostabus sprendimas ir jį tik tai sveikinu. Lieka tik tai laukti, kaip jisai bus įgyvendinamas, detalių mes dar nežinom, bet apie viską pasidomėsim ir informuosim jūs. Kaip matuojama dividendinė grąža? Tai akcijų vertė nuolatos svyruoja. Ir ji galėjo kainuoti 50 eurų, o paskui jau 100 eurų. O jeigu aš gaunu tą 1 eurų dividendų kas ketvirtį nuo vienos akcijos, tai kiek aš tada uždirbu? Tai iš tikrųjų gali kartais toksai kilti klausimas ir investuotojų yra daug svarbesnis kitas rodiklis, ne tai, kiek pinigų, kiek konkrečiai dividendų vienai akcijai yra išmokama, o koks yra dividendinis pajamingumas. Tai šitas rodiklis yra daug svarbesnis investuotojui ir aš sakyčiau, visada reikia žiūrėti būtent į šitą rodiklį. Angliškai jis vadinamas dividend yield. Tai kaip jis apskaičiuojamas? Kiek dividendų išmokama vienai akcijai per metus yra dalyjama iš akcijos kainos ir tada dauginama iš 100. Tai vat, jeigu akcijos kaina didėja, tai atitinkamai dividendinis pajamingumas mažės. Na ir priešingai akcijos kainai krintant, dividendinis pajamingumas didės. Tai šis rodiklis rodo, kiek dividendų uždirbs kiekvienas į konkrečios įmonės akciją investuotas euras, na, arba atitinkamai doleris. Tai pavyzdžiui, metiniai dividendai už įmonės X akciją yra 3 eurai, dabartinė akcijos kaina yra 50 eurų, tai dividendinį pajamingumą apskaičiuotume 3 padalinę iš 50, padauginam iš 100 ir tokiu būdu turime atsakymą 6 procentai. Na, tai čia būtų jau labai gerai tie 6 procentai. Iš tikrųjų, esant normalios rinkos sąlygoms, dividendinių akcijų pagrindinis tas pajamingumas dažniausiai sudaro nuo 5 iki 10 procentų, čia jau yra labai geri rodikliai, o tarp sparčiai augančių kompanijų, kai mes investuojame tas augimo akcijas, tai dividendinis pajamingumas paprastai būna gerokai mažesnis, bet mes investuojam tada ne dėl dividendų, o dėl paties kapitalo prieaugio ir susitaikom su tuo, kad tas dividendinis pajamingumas, na, toks simbolinis būna nuo 0 iki 3 procentų. Tai jūsų iš tikrųjų grąža yra ne tik tai ta dividendinė grąža ir galvoti, kad tai čia aš reiškia investuoju su 3 arba 5 procentais grąžos. Ne, tai netiesa, nes dar jūsų grąža ir dėl kapitalo prieaugio.
Tai norint tai įsivertinti ir paversti procentais, tai jau reikėtų patiems skaičiuotis, na, arba naudotis brokeriu, kuriame yra ta analitika visa įdėkta. Tai pirmiausia, dabar atsakykim savo į klausimą, tai akcijų rinka yra pirminė ar antrinė? Iš tikrųjų, atsakymas ne vienareikšmis. Mes galime akcijų pirkti ir ETF tuo pačiu pirkti tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad įmonė išleidžia naują akcijų emisiją, tai yra kažkiek tai akcijų, na tai jinai parduoda pirmiausia jas per vadinamą IPO teikimą. Tai yra per Initial Public Offering teikimą. Tai yra pirmą kartą jie pasiūlo akcijas visuomeniai pati tiesiogiai, tai per kažkokį tai pasirinktą brokerį. Ir ne visi brokeriai siūlo IPO pardavimus. Tai kas tas IPO? Tai yra, kai jūs pats pirmas stovit eilėje ir pats pirmas nusiperkat akciją tiesiai iš pirmų rankų. Tai paprastai mes kalbėsim apie tą antrinę rinką, kurioje jau yra daug pardavėjų, daug pirkėjų ir ten tie sandoriai vyksta kiekvieną dieną ir viskas vyksta gerokai greičiau, gerokai sklandžiau ir, na, aišku, tie patys prie ištakų stojantis pirkėjai, tai turi galimybę galbūt įsigyti labai perspektyvių akcijų ir jas iš jų paskui uždirbti, bet tu gali lygiai taip ir nežinoti, ką perki, jeigu tai yra mažiau žinomos įmonės akcija. Aš siūlyčiau nepradėti nuo to ir mes susitelksim į tą antrinę rinką. Taigi antrinės rinkos suteikia pirmiausia jūsų įsigytiems vertybiniams popieriams likvidumą, tai yra jūs galite juos labai greitai dažniausiai parduoti, užtenka sulaukti, kada birža atsidaro. Kartais biržos priklausomai nuo to, kurioje jos valstybėje yra, atostogauja tam tikrą dieną ir nenustebkite, įsijungiat ir žiūrit, nieks nevyksta, tai kas čia dabar yra. Tai todėl, kad, tarkim, Amerikoje ten kokia nors yra šventė arba Vokietijoje ir tiesiog tą dieną neprekiaujama vertybiniais popieriais. Taip, paprastai neprekiaujama ir savaitgaliais, tai dėl to nereikia pasimesti. Antrinėse rinkose greitai parduosite eilinę darbo dieną, kai tik tai birža atsidarys. Galiausiai galite palikti taip vadinamą užsakymą pardavimo, market order taip vadinamą, ir parduosi jums nedalyvaujant, jums nesėdit prie kompiuterio arba mobilaus telefono ir nelaukit, kada jau čia atsidarys. Tai tos antrinės rinkos yra reguliuojamas, brokerių veikla reguliuojama, siekiama užtikrinti ir sąžiningą, ir skaidrę prekybą, ir visą informaciją, kuri privalo būti pateikta investuotojams. Na ir be abejo, laikoma, kad investicijos į vertybinius popierius, tai į akcijas yra rizikingos pakankamai dėl to, kad akcijų vertė gali svyruoti dėl mūsų jau anksčiau aptartų priežasčių. Tai kas yra biržoje prekiaujamas fondas? Tai dabar tie ETF-ai mano minėti. Tai biržoje prekiaujami fondai arba ETF-ai yra labai tokia smagi ir pradedantiems investuotojams labai patogi investicija. Na tai ir apie viską iš pradžių. Tai pirmiausia, tas biržoje prekiaujamas fondas, sutrumpintai mes kalbėkime, kad tai yra ETF-as, na gal tas slengas toksai jums ir nebaisiai priimtinas, bet gal nebaisiai lietuviškai skambėsiu, bet turbūt ne iškart visi suprasit, kai pasakysiu sekantį kartą, kas tas ETF-as. Tai yra fondas, kurio yra prekiaujama akcijų biržoje labai panašiai kaip ir akcijomis, tai visi brokeriai, kuriuos mes šiandien su kuriais supažinsime, prekiauja ir akcijomis, ir ETF-ais. ETF-ai valdo turtą ir tas turtas gali būti akcijų turtas, obligacijų turtas, tai gali būti ir žaliavos, ir visokie kitokie dalykai, bet koks turtas, kurio ekvivalentais yra išreiškiamas ETF. Na ir labai dažnai ETF-ai seka kokių nors indeksų arba sektoriaus veiklos rezultatus. Grubiai ETF-ai skirstomi į tokias kategorijas. Vėlgi augimo ETF-us ir dividendinius ETF-us. Tai čia galioja visą tai, ką mes jau kalbėjome, kai kalbėjom apie akcijas. Tai mes vėlgi tikimės, kad tas augimo ETF-as, jisai duos mums didesnį augimo potencialą ir mes uždirbsime dėl to, kad jisai paaugo. Visi vertybiniai popieriai ir akcijos, ir obligacijos turi savo sutrumpintus pavadinimus, sudaromus iš kelių raidžių. Tie sutrumpinti pavadinimai vadinami tikeriais. Tai va tie tikeriai, aš dar vakar specialiai galvojau, koks ten lietuviškas būtų pavadinimas, bet kažkaip neradau, jeigu kažkas žinom, tai galit brūkštelti.
Tai tas tikeris, ženklelis toksai, jisai išduoda, koksai tai yra ETF-as, ar tai augimo ar ne. Prastai augimo ETF-uose būna pavadinime pačiam growth, kaip čia matome augimas, arba tiesiog raidė G sutrumpinta VAUG, va čia yra tikeris tas. Pagal jį galima surasti lengvai bet kokį vertybinį popierių. Na ir dividendiniai ETF-ai paprastai sukuria dar tą pastovų pajamų srautą iš dividendų, tas yra irgi malonu, dažniausiai daugelį investuotojų, išskyrus tuos, kurie ten visokiose Malaizijose gyvena, ten ir labai pergyvena dėl to, kad juos toje apmokesins, tai jie stengiasi vengti tokių vertybinių popierių, mums Lietuvoje vengti nereikia. Ir ypatingai gerai bus tada, kai atsiras pagaliau investicinė akcija. Na tai tie dividendiniai žymime kartais income arba I raidė, tai irgi yra ekonomikos moksle I raidė, pajamos, reiškia taip vadinama sutrumpintai. Tai vat vėlgi matome, kad pavadinime yra SPDI ilgoji, kuri reiškia, kad tai yra dividendinis ETF. Dar vienas dalykas prie ETF pavadinimo būna parašyta toks trumpinys DIST, distributing reiškia, jis yra paskirstantis, tai reiškia jis mokantis dividendą. Jeigu tas DIST yra, tai vadinasi yra paskirstantis, tai yra dividendus mokantis ETFs. Bet skirstymas ETF iš tikrųjų neapsiribuoja naip tol tuo, ar jie ten augimo, ar jie dividendiniai. Mes galime juos rūšiuoti įvairiai ir tie tipai, kokių būna tų fondų, mes trumpai labai apžvelgsime. Tai pirmiausia indeksų ETF-ai, patys populiariausi, dažniausiai perkami ir populiariausi yra tie, kurie seka vadinamą S&P 500, tai yra indeksą, kuris rodo, kaip auga, pavyzdžiui, 500 didžiausių JAV kompanijų, kurios generuoja pastoviai pelną, tarkim, ne mažiau kai 10 metų generuoja pelną ir taip toliau. Yra įvairiausių tų krepšelių, kaip jie yra sudaromi. Tai pavyzdžiui, gali būti ETF-as, kuris yra sudarytas iš top 500, pavyzdžiui, įmonių, tam tikros šalies įmonių akcijų, kurių šita įmonės augo ir mokėjo vis didėjančius dividendus ne mažiau kaip 10 metų. Nu, vat pavyzdys, kaip gali būti netgi konkrečiai suformuluota, kaip sudaryta ETF toks principas. Tai toksai yra indeksų sekančių ETF tipas. Kitas yra aktyviai valdomi ETF-ai. Jie gali stengtis pranokti indeksus. Tai jeigu indeksų ETF-ai yra tiesiog automatų pasikeitė kažkas indeksuose ir jie irgi perbalansuojami, tai yra tam tikros akcijos parduodamos, tam tikros nuperkamos ir vėl visas krepšelis, kurio dalį jūs įsigijate, ta vadinama ETF-as, tai yra ta viso krepšelio dalis, tai jinai yra automatiškai perbalansuojama. Ir tokie indeksų ETF-ai yra paprastai su pigesniais administravimo mokesčiais. Kodėl? Nes žmogus čia dalyvauja labai mažai. Čia viskas vyksta automatiškai, tą visą kompiuterį seka ir automatiškai atnaujina krepšelį, koreguoja ir taip toliau. Jums nieko daryti nereikia, jums tik tai nusipirkti gabaliuką ETF vienetą ir džiaugtis kojas sudėjus. Ne? Tai labai viskas paprasta ir pigu. Dabar, jeigu yra aktyviai valdomas ETF-as, tai tikėtina, kad jie pasieks geresnį rezultatą negu indekso ETF-as, vien tik tai, nes jų tikslas ir yra dalyvaujant protingų žmonių komandai, aktyviai rinktis, strategiškai rinktis, į ką investuoti ir ko atsisakyti, sudaryti tą ETF portfelį, kurio dalis jūs perkate. Ir tokiu atveju tikėtina, kad bus didesni valdymo mokesčiai, bet tikėtina, kad ir uždarbis didesnis. Tai, kas labiau jūs įtikins, tai va tokį galite ir rinktis tipą. Na, čia tik tai vienas pavyzdys, po vieną pavyzdį visų, čia jų yra daug iš tikrųjų visokiausių tų ETF-ų. Sektoriaus ir pramonės ETF-ai. Tai šie ETF-ai orientuojasi į konkrečius sektorius, į konkrečias pramonės šakas, į pavyzdžiui technologijų, sveikatos, apsaugos ir visokius kitokius sektorius. Na ir čia jūs galite savo krepšelį balansuoti specifiškai, norėdami, kad jame būtų daugiau, pavyzdžiui, sveikatos sektorius arba daugiau technologijų sektorius. Pavyzdžiui, šiuo metu, kai yra toks sprogimas, galima tai pavadinti, technologijų sektoriuje ir tiesiog
net visus bitkoinus ir kitokias rizikingas labai investicijas nuneša kai kurių technologinių įmonių plėtra, tai pavyzdžiui, Nvidia, ne, tai mes tada sakome, kad nu, toksai technologinio sektoriaus pasirinkimas gali būti tikrai strategiškai geras sprendimas ir duoti gerą rezultatą. Obligacijų ETF-ai. Tai obligacijų ETF-ai gali būti sudaromi iš įvairių obligacijų, be abejo, jų grąža bus gerokai mažesnė, svyravimai taip pat mažesni, bet čia tiems, kurie mėgsta persidrausti, apsidrausti ir netaip labai orientuojasi į didesnę grąžą. Tai be abejo, tų ETF-ų yra, kaip sakiau, daug įvairių ir nereikia galvoti, kad aš juos visus įvardinau, tik tai po vieną pavyzdį duodu populiarių ETF-ų, bet tikrai galima paguglinti, kad ir parašykite į Google paiešką arba kas naudojate dirbtinį intelektą, parašykite top 10 tokie tai ETF-ai ir jums jų išmes visą krūvą. Taip, žaliavų ETF investuoja žaliavas, įvairias auksą, sidabrą, naftą, pavyzdžiui, žemės ūkio produktus ir taip toliau. Tai, jūs patys naftos gal nenusipirksite tiesiogiai, būdami smulkus investuotojai, bet jūs galite nusipirkti žaliavinį ETF ir tokiu būdu jūs, galima sakyti, turėsite naftos savo krepšelyje. Tarptautiniai įvairiausi ETF-ai, kurie diversifikuoja geografiškai jūsų investicijas, tai yra viso pasaulio geriausios įmonės, pajamingiausios įmonės, arba tik Europos, arba tik JAV, arba tik Azijos šalių. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, sekat žinias ir matot, kad ten Azijos rinkose augimas didelis ten ir girdit, kad ten ekonomikos augimas prognozuojamas ten ir palankiai žiūrime į visi scenarijai, tai kodėlgi nepabandžius investuoti į, pavyzdžiui, Azijos rinkas, bet čia jau nuo jūsų ambicijų priklauso. Nepamirškim, kad ir pirkdami vertybinius popierius kitose rinkose, dažniausiai mes turėsime išeiti už europinių brokerių ribų ir tai reiškia, kad susidursime ir su valiutų konvertavimo kaštais, ir su valiutų kurso svyravimų rizika tam tikra. Tai taip, kad reikia pasisverti šitus dalykus ir įsivertinti prieš pradedant jau šitą žingsnį. Ir galiausiai teminiai ETF-ai, čia aišku visų rūšių mes neapžvelgsim, bet tie, kurie populiariausi, tai orientuojasi į kažkokias tendencijas, taip, švarias, pavyzdžiui, technologijas arba švarią energiją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą. Yra ir tie patys bitkoinai, ten visokios valiutos tos populiariausios, tai galite jūs neinvestuoti tiesiai į bitkoiną, bet jeigu norit, šiek tiek subalansuotos rizikos, bet vis tiek labai jau norisi pasišildyti prie tų valiutų dabartinio tokio eksponentinio augimo, galima iš tikrųjų bandyti ir susirasti tokius ETF-us, nors, sakau, aš iš principo žiūriu labai atsargiai ir čia šitoje vietoje nesu linkusi stipriai rizikuoti. Tai kas tie S&P 500 ETF-ai ir viskas tas S&P 500, kaip jau šiek tiek jums papasakojau, tai paprastai būna atrinkta 500, tai reiškia 500 kažkokiu tai aspektu pačių didžiausių arba pačių daugiausiai uždirbančių kompanijų. Ir yra sudaromi indeksai, kurie seka, yra daug tų indeksų, tik tai čia toksai kaip bendrinis pavadinimas. Tai kaip atrodo, pavyzdžiui, ETF-as, kurį jūs perkate, kuris suformuotas indekso pagrindu. Čia jūs matote S&P 500 vieno mėnesio prekybos rezultatų pokytį. Tai matom, kažkas auga, kažkas mažėja, ir tas prieaugis arba sumažėjimas rašomas. Ir turbūt atpažįstat kai kuriuos tikerius, tai aiškiai užuomina Amazonas, pavyzdžiui, Facebookas, Google, Microsoftas ir JP Morgan ir taip toliau yra daug visokių jums žinomų ir ne taip Pepsi-Cola, ten Coca-Cola. Tai jūs galite matyti ir pagal sektorius, ir pagal finansinių visas sektorius, ir apie kitokias įmonės healthcare, tai čia pavyzdžiui sveikatos visos sektoriaus, kokie yra akcijos, kokios įeina į tą konkretų ETF-ą, biotechnologijų, gamybos technologijų. Jūs matot, kad praktiškai jūs galite iš viso nesukti galvos, kaip aš sakiau, jei nenorit domėtis, ten sekasi Facebook'ui gerai, nesiseka, ar Amazonas augs ar neaugs, kas čia bus.
tiesiog užsimerkiam ir perkam ETF-us, kurie pagrįsti S&P 500. Į ką svarbu tik tai atkreipti dėmesį ir ko mano skaidrėse jūs nepamatysit, tik žodžiu paminėsiu, kad galite, yra labai daug tų visokiausių ETF-ų. Kaip jums žinoti, ar verta į tą ETF-ą investuoti? Aš pasiūlyčiau padaryti taip. Pasižiūrėkite, koks yra to ETF-o kapitalas bendras. Tai jeigu ten yra didžiulis kapitalas, labai populiarus fondas, tai tikėtina, kad jis ir toliau bus ir populiarus, ir didelis, ir tikimybė, kad jisai kažkada bus, kaip sakoma, angliškai discontinue, tai yra nutrauktas kaip po toksai, tai jo greičiausiai taip neatsitiks. Tai ir atvirkščiai, jeigu jūs imsit kažkokį visiškai naujai sudarytą ETF-ą, kuris dar naujas rinkoje, niekam nežinomas, mažytis kapitalas, žinot, gali būti taip, kad jis netaps populiarus ir po kažkurio tai laiko tiesiog to ETF-o sudarytojas atsisakys šito produkto, tiesiog jums greičiausiai grąžins pinigus ir viskas. Tai va, tai kodėl ETF-ai yra gera investicija? Jau tikriausiai pradėjom suprasti. Tai todėl pirmiausia, kad labai didelę suteikia diversifikaciją. Jūs galite 1 eurą investuoti į ETF-o dalį netgi, kas reiškia tą dalinės akcijos arba dalinio ETF-o pirkimą. Ir jūs jau turėsit visą spektrą įvairiausios gamybos, įvairiausių įmonių ir jums nereikės sukti galvos dėl diversifikacijos. Tai va, tų produktų kaip ETF atsiradimas rinkoje padarė labai, labai gerą paslaugą investuotojams, kurie nenori ir neturi laiko užsiimti ten šitiek laiko įsekti apie įmonės taip toliau. Likvidumas, tai kadangi ETF yra prekiaujami toje antrinėje akcijų biržoje, tai mes iš tikrųjų galim tiek greitai juos nupirkti, tiek greitai parduoti, jie paprastai yra labai likvidus. Ir jeigu, tarkim, jūs investavot kažkiek, tai bet, prireikia greitai pinigų, tai galima labai greit parduoti. Aišku, jeigu tuo metu bus pakritas ETF vertė rinkoje, tai jums gali nesinorėti parduoti. Tai čia šitoje vietoje yra rizika, kad galbūt teks palaukti mėnesį ir 2, kol tas vertė atsistatys. Mažos išlaidos, tai va tie ypatingai pasyviai valdomi fondai turi labai mažus administravimo mokesčius ir tai aš parodysiu jums vieną tokį pavyzdį, tai jie ekonomiškai labai efektyvi investavimo priemonė. Na ir skaidrumas paprastai yra skelbiama, iš ko susidaro, kiekvieną dieną galima žiūrėti, iš ko sudarytas jūsų tas ETF-as, tai irgi yra labai geras dalykas. Na, aš jums parodžiau, ką tik tai vieną tokią iškarpą, kaip tai maždaug atrodytų, ne? Tai va, tai pagrindinių paprastai 10 pozicijų galima peržiūrėti jau bet kuriame brokeryje, o jeigu norim išsamei, tai tada jau reikia giliau pasinagrinėti. Dabar dar paskutinis dalykas, prieš einant iki brokerių konkrečių, tai kas yra tie orderiai? Orderiai tai yra pavedimai rinkai įvykdyti jūsų užsakymą ir mes, taip sakysim, market orderis, tai yra rinkos orderis, tai ir yra tas užsakymas pirkti arba užsakymas parduoti vertybinius popierius arba dalį jų. Tai kai jūs renkatės pirkti arba parduoti, ten būna keletas pasirinkimų ir va dėl to aš dar šitą skaidrę paskutinį momentą įdėjau, nes pagalvojau, kad gali tikrai trikdyti ir jūs galite nesuprasti, tai kokį čia tą tipą pardavimą pasirinkti. Dažniausiai ką daro pradedantis investuotojai, pasirenka market vadinamą orderį, tai yra rinkos orderį. Tai jis reiškia, kad jūs parduosite čia ir dabar. O aš noriu nusipirkti, tarkime, S&P 500 ETF vienetą arba nupirkti už 100 eurų to vieneto kažkiek tai dalių. Tai aš tokį orderį davusi, kai tik tai birža bus atidaryta, o jeigu jinai dabar atidaryta, jinai bus iškart praktiškai nupirks per kelias sekundės, bet gali būti, kad nupirks ne visai tą kainą, kurią jūs matote ekrane. Ir tai yra todėl, kad visų brokerių iš esmės tas matymas, tai ką jie rodo, esamą kursą konkretaus vertybinio popieriaus, tai jis gali atsilikti iki 15 minučių nuo realaus kurso. Tai va, tai čia šitoj vietoj, norint apsisaugoti, tai nėra pats geriausias būdas. Nors daug kas taip sako tiesiog, koks man skirtumas, kiekvieną mėnesį aš tiesiog savo norimą sumą investuoju į S&P 500, užsimerkiu ir viskas. Taip, kartais ten pakyla, kartais nusileidžia, bet ilguoju laikotarpiu vis tiek bus kilimas ir aš nesuku savo galvos.
Nu, galima galvoti ir taip, man atrodo, kad nesudėtinga labai pasirinkti tiesiog kitą būdą parduoti, tai yra pasirinkti stop orderį arba limit orderį, kurie yra patys populiariausi. Tai stop orderis veikia panašiai kaip market orderis, bet su atidėjimu tam tikru. Tai yra, kai kaina pasieks norimą ir bus pakankamas parduodamų akcijų kiekis, nes jūs galite, pavyzdžiui, norėti parduoti 10 akcijų ir jeigu jūs tiesiog išleisite į market order, tai ką tai reiškia? Kad gali pirmas 2 akcijas parduoti vienam, tai yra nupirkti iš vieno pardavėjo, vieną kainą, kitas 2 iš kito ir taip toliau. Tai yra dargi gali būti, kad jūs ne visas savo 10, pavyzdžiui, užsakomų nupirkti akcijų arba parduoti akcijų, nupirksite arba parduosite vieną kainą. Gali būti skirtingos kainos. Tai jeigu šito nenorit, tai tokiu atveju jūs uždedat vadinamą stopo pasirinkimą ir čia šiuo atveju jūsų orderis bus atidėtas ir įvykdytas tik tai tada, kai atsiras rinkoje tam tikras kiekis, jūsų norimas kiekis, tarkim, tų 10 akcijų, už tą kainą, kurią jūs nustatysite su limit orderiu. O tas limit orderis yra vienas iš pačių populiariausių ir aš jį rekomenduoju jums naudoti. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite nusipirkti akcijų arba ETF už nurodytą kainą ir ne brangiau, pavyzdžiui, arba parduoti už ne pigiau, kaip tam tikrą kainą, užsidedat šitą orderį, nustatot kainą, tiesiog įrašot, kokią jūs ją norite ir kol tokios kainos nebus, tol jūsų orderis nebus įvykdytas. Kai tokia kaina atsiras rinkoje, jūs parduosite, o jums net nereikės būti prie kompiuterio. Na ir pažangiuose, jau tokiuose, kaip sakoma, pažangiuose, sudėtingesniuose makleriuose, tai brokeriuose, tai jūs galite rasti trail ir trail limit orderius. Tai šitie orderiai yra patys, na, tokie jau geriausi, jeigu norim išgauti patį didžiausią naudą iš savo akcijų. Tai ką tai reiškia? Na, tai čia nežinau, ar man pavyks labai gerai paaiškinti, aš gal pamėginsiu truputėlį papaišyti. Įsivaizduokime, kad akcijos vertė kyla. Jūs užstatote kažkokį tai limitą, užstatote, stopą taip vadinamą, taip, ir pasakote, kad, na, norėsiu pirkti už tokią kainą ir ne mažiau. Ne? Ir taip pat dar nustatote tokį, kokiu atstumu tas stopas seka vadinamą kainą. Tai dabar kainai kylant, tarkim, aš uždėjau $1, ne? Ir čia mano kaina toliau kyla ir mano orderis dar nevykdomas, bet tarkim, jeigu aš užstačiau, čia vienas, tarkime, euras yra skirtumas, tokį užstačiau limitą, tai vadinasi, toliau leidžia brokeris leidžia kilti tai kainai, dar nevykdo jūsų orderio, laukia, kol dar ta kaina pakils. Ir tas kylant toliau akcijos kainai, stopas jūsų irgi seka, tas trail, tai reiškia sekti paskui kainą, seka paskui kainą. Na ir užkilo, sakykime, iki čia, o tada staiga krito. Ir kai nukrito per tą €1, tada jau jūsų tas bus ir įvykdytas orderis. Tai nebus pačiam pike, bet bus per tokį atstumą, kaip jūs nustatėt, per tą vieną, tarkime, eurą. Nežinau, ar čia man labai pavyko paaiškinti, bet kitaip tariant, šitas orderis yra geras tuo, kad jis leidžia automatiškai sekti tolesnį akcijos, ypatingai, jeigu tokie svyravimai. Jūs nežinot, kiek kils, tai ką jums dabar laukti čia įsitempus ir kaitalioti, bet stopą uždėjau ant tokio tai lygio, bet žiūriu, kad dar toliau kyla, tada gerai, aš nuėmu stopą, dar toliau keliu stopą, ne, ir tikiuosi, kad kils iki to momento. O čia tiesiog palaukiam, tiesiog seka pats, tas stopas seka pats ir jisai nebekrinta, stopas atgal nebekrinta, o jisai seka kylančią akcijos vertę ir kai akcijos vertė galiausiai jau nukrenta per nustatytą atsilikimą iki stopo, tada jisai įsijungia tas jau pardavimas ir tada įvykdoma jūsų sandorio pavedimas. Dabar paprastai tie orderiai yra nustatomi kažkokiam laikui, galima nustatyti tik vienai dienai, o galima nustatyti neribotam laikui, tai reiškia, kad orderis galios tol, kol jūs pati jo atsisakysit. Atsisakyti bet kada galima. Tai čia jokia problema nėra. Na ir dabar prie tų finansų maklerių įmonių labai trumpai, tai finansų maklerių įmonės yra tie vadinami brokeriai dar kitaip, kur mes supaprastintai sakom brokeriai, lietuviškai tas ilgas pavadinimas finansų maklerių įmonė yra licencijuotas rinkos dalyvis, kuris
kuriam leidžiama, reiškia, įvykdyti pavedimus jūsų pinigais. Tai jeigu kiltų tokia pagunda lysti kažkokiai tai mažiau žinoma finansų maklerį, tai pasižiūrėkit būtinai pirmiausia, ar jisai yra aprobuotas Lietuvos banko. Tai vat Lietuvos bankas turi visus prekeivių suregistruotus, kur tą reikia ieškoti. Čia vat aš nuorodą apačioje pateikusi esu finansų rinkos dalyviai ir galite pasitikrinti, ar turi teisę jisai Lietuvos piliečiams teikti paslaugas tas brokeris ar neturi. Visi, kuriuos aš pristatysiu, brokeriai turi tokią teisę ir mes čia nebegaišim prie šito, visi jie yra tam tikrą prasme patikimi. Tai į ką kreipti dėmesį, renkantis finansų maklerį, iš tikrųjų kreipti dėmesį galima į labai daug ką. Ar moka palūkanas už sąskaitoje laikomas neinvestuotas lėšas, taip, jūs galite jau gauti naudą kartais ir iš to, bet ne visi šitą makleriai siūlo. Ar yra sąskaitos administravimo mokestis, kokio dydžio jisai yra, ar yra investuoto kapitalo saugojimo mokestis, kokio dydžio jisai yra, kiek kainuoja akcijų ir ETF įsigijimas ir pardavimas, ar už sandorį imama, ar minimali suma yra nustatyta, ar yra procentas nuo kiekvieno sandorio, ar netgi nemokami sandoriai, ar kaip yra, kokie yra valiutų keitimo kaštai. Vėlgi kartais jie būna nuliniai, bet tai nereiškia, kad nieko nekainuoja, reikia žiūrėti į valiutų keitimo kursą ir tas kursas gali būti ir palankus, ir nepalankus. Ar įsigyti vertybiniai popieriai priklausys jums asmeniškai, ar jie bus tuo gatvės vardu. Nu, nereikia išsigąsti to gatvės vardo, galiu pasakyti kodėl. Jeigu jūs tokie jau esate preciziški ir norite, kad jums popieriai priklausytų ir mano būtų ir aš čia noriu turėti ir sertifikatą, tai žinokit, kad tokio pardavimo sandorio kaina gali būti ir 50, ir 100 eurų su visais sertifikatais. Tai taip, kad abejoju, ar tai būtų labai jums patogu. Taip anksčiau viskas buvo. Bet dabar jau kai kurie blogeriai irgi mačiau, kad kažkaip bijo to ir tai komentuoja kaip neigiamą dalyką. Realiai aš irgi rengdamasi webinarui kiek plačiau domėjausi, dabar jau sunku rasti brokerį, kuris būtų konkurencingas savo operacijų kainomis ir pardavinėtų ne gatvės vardu. Tai dabar jau beveik visi pardavinė gatvės vardu. Tai taip, kad aš sakyčiau, šito vietoj nereikėtų gąsdintis. Ar jūsų pinigams galioja indėlių draudimas, ar galioja investicijų lėšų apsauga, aš tą paminėsiu prie kiekvieno brokerio, ar galima įkeisti investicijų portfelį, ne visi, bet kai kurie brokeriai leidžia įkeisti ne tik nekilnojamą turtą, bet ir jūsų akcijų portfelį, ir čia yra toks labai geras dalykas, bet ne visi bankai Lietuvoje sutinka su tokio įkeitimu, tas yra šiek tiek keista, bet ką padarysi, dar mums šiek tiek yra kur patobulėti. Ar lengvas pinigų pervedimas ir išėmimas iš maklerio sąskaitos, kiek tai kainuoja, ar greitai tai vyksta, ar lengvai tai vyksta, kokie yra sąskaitos atidarymo ir uždarymo mokesčiai, ypatingai uždarymo mokesčiai dažniausiai jie būna ir nemaži. Gali būti, kad kainuoja ir 100 eurų uždaryti sąskaitą, todėl reikia pasidomėti prieš atliekant kokį nors judesį toj vietoj. Ar galima visą akcijų portfelį perkelti iš vieno brokerio į kitą, tai irgi yra svarbu, kaip sakiau, bet pagrinde tai yra svarbu, jeigu, tarkim, vienus batus išaugau, noriu dabar į kitus batus, arba aš persikėliau iš vienos valstybės į kitą, ypatingai jeigu Jungtinės Amerikos valstijas ar iš Europos ir atvirkščiai, tai tada tikrai aktualus bus dalykas, nes ne visi brokeriai bus galimi. Kiek patogi, kiek sudėtinga vartotojo aplinka, koks jos funkcionalumas tos aplinkos. Tai aš atrinkau irgi pati nemažai domėjausi tais visokiais makleriais ir jų populiarimu ir lyginau jais visokiais aspektais ir dar prieš webinarą specialiai dar visas savo žinias naujinau ir kiek įmanoma gilinau. Tai noriu dabar ir pasidalinti, taip, mes turim ir klausimą, pasidalinsiu savo įžvalgomis apie tuos įvairius brokerius. Tai dabar yra klausimas, ar gerai suprantu, kad investavimas į ETF, investavimas į fondus, kurios valdo bendrovės, bet tai nėra nuosavybės įsigijimas kurių įmonių. Yra bendrovės, kurios sudaro tuos vadinamus ETF-us, tai yra Exchange Traded Funds, ir
juos sudaro, kaip sakiau, iš įvairių populiarių įmonių akcijų ir tą portfelį paskirsto į vienetus, ETF vienetus ir jūs įsigijat ETF vienetą. Ir tai yra tas veiksmas įsigijimo yra identiškas įsigijimui akcijos ir jūs esate tiek pat savininkas ETF gabaliuko dalies, kiek ir įmonės akcijos dalies. Tai va, na, tai iš tikrųjų nėra įsigijimas konkrečiai įmonių ir šiuo atveju taip jūs nedalyvaujate įmonės valdyme. Tai va ta klausimo dalis, jeigu jinai liečia įmonės valdymą, taip jūs nedalyvausit įmonės valdyme, bet turėkite omeny, kad tas dalyvavimas įmonės valdyme irgi nėra toks jau labai tiesų šviesus, kartais įmonės, kad atsižvelgdamas į tai, kad dabar labai yra daug spekuliuojančių rinko vertybiniais popieriais, tai kartais tiesiog yra toks reikalavimas, kad jūs turit ne tik nupirkti akciją, bet ją ir išlaikyti ne mažiau kaip kažkokį laiką, pavyzdžiui, metus. Tik tada jau jūs dalyvaujate įmonės valdyme, nes yra tokių daug traderių, tų vadinamų populiariai, tai yra prekeivių tokių rinkoje, kurie tiesiog gaudo tas bangeles ir stengiasi parduoti kai banga viršuje ir pirkti kai banga apačioje ir iš to išlošti. Tai yra ir tokių, kurie neturi tos kantrybės tokios ir tiesiog investuoja ilgalaikiu tikslu, čia jau priklauso nuo jūsų pasirinktos investavimo strategijos, kurio mes šiandien nelabai turim laiko. Tai dabar apie tuos brokerius. Mes palyginsim, kaip nebūtų keistas Swedbank, o kodėlgi ne, tai pats didžiausias bankas ir turbūt tikėtina dauguma jūsų yra Swedbanko klientai, tai jeigu jūs ir nesat Swedbanko klientai, tai tikėtina, kad tai, kas yra būdinga Swedbank, bus panašiai ir kitose bankuose, kurie operuoja Lietuvos rinkoje ir turi finansų maklerio licenciją. Toliau susipažinsime su programa Trading 212, Freedom 24 ir IBKR. Tai yra visiškai skirtingi brokeriai ir labai trumpai užbėgant už akių, kad žinotumėte, į ką kreipti, į ką mažiau kreipti gal dėmesį šitam momentui. Tai Trading 212 bus toksai grinai pradedančiajam investuotojui, bet jūs naudoja ne tik pradedantieji investuotojai, bet ir traderiai labai aktyviai, todėl kad visos sąlygos pigiam pirkimui, pigiam pardavimui šitam brokerį yra. Jis labai populiarus, jis labai patogus ir turi daug privalumų, su kuriais tuoj pat susipažinsime. Dabar Freedom 24 toks yra tarpinis tarp IBKR ir Trading 212. Aš sakyčiau, kad tai yra brokeris, kuris yra skirtas tiems, kuriuos domina Amerikos rinka. Nepamirškim, kad didžioji dauguma pasaulio visų akcijų ir vertybinių popierių būtent yra Jungtinių Amerikos valstijų vertybiniai popieriai ir akcijos, tai ir ETF fondai. Todėl norėdami prieiti prie jų, Europos pirkėjas investuotojas turi mažą prieimą palyginus su amerikiečiais prie tų vertybinių popierių, tai Freedom 24 yra labai geras sprendimas. Na, ir jo yra labai konkurencingi įkainiai. Galiausiai IBKR yra profesionalaus lygio investuotojams su išlygomis, todėl kad jau atsižvelgdamas į situaciją rinkoje, IBKR išleido kelis skirtingus vartotojo sąsajos variantus ir jūs galite rinktis, ar jūs matot tokį supaprastintą vaizdą, ar jūs matot jau tokį labai profesionalus, galite parsisiųsti programą, kur visas jūsų ekranas taps tokiai investuotojo taip, darbo stotele, taip ir vadinasi IBKR Workstation. Tai jūs jau ten galėsite būti tikras kaip profas, taip sakant. Ir IBKR yra labai konkurencingas savo įkainiais, yra irgi pakankamai patogus ir labai geras būtent Europos rinkai. Tai mes dabar apie juos ir pakalbėsim. Pradėkim nuo Swedbanko. Daugeliui atrodo pats paprasčiausias pasirinkimas tiesiog pinigus investuoti per Swedbank. Netaip seniai Swedbankas pasiūlė tą investavimo paslaugą ir siūlo pirmiausia, tai už taupyklėje laikomas lėšas 1,25 metinius procentus ir išmokama suma yra apskaičiuota dienos tikslumu ir jinai išmokama yra kas 3 mėnesiai, kaip vienas mokėjimas. Tai, kaip sakiau, blogiausiai, tai bent pasinaudokim šitą galimybę, bet tai uždarbis, kaip mato, tikrai labai simboliškas. Valiutų keitimo kaštai. Keitimas eurų į dolerius nekainuoja
nekainuoja, bet čia žiūrėti kursą. Ir tas kursas dažniausiai nėra labai palankus. Tai va čia reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu norite pirkti kažką tai už dolerius. Taip, jeigu už eurus šitų kaštų nėra, nesukam savo galvos. Baltijos šalių vertybinių popierių pirkimas, tai yra Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių pirkimas, tai yra mūsų įmonių, yra nemokamas. Ir šitoj vietoj Swedbankas konkurencijos neturi ir čia, na, nešneku apie kitus irgi Lietuvoje veikiančius bankus, bet turiu omeny, kad nelyginu su tais brokeriais, kuriuos aptarsiu. Jeigu jūs norite investuoti į Baltijos šalių akcijas, tai galite, kaip sakoma, don't look any further, tai yra, jūs tiesiog galite apsistoti čia ir viskas, ir pamiršti visą kitą, ką aš toliau kalbėsiu. Europos tuo tarpu vertybinių popierių pirkimas jau yra labai brangus, labai, pabrėžiu, brangus. Tai atrodo 0,25% nuo sumos, bet yra minimalus pirkimo minimali kaina, tai yra 11 eurų, tai yra kosmosas, tai maždaug 10 kartų daugiau, negu jūs pirktumėt per Freedom 24 arba į BKR. Tai taip, kad jeigu pirkat nedidelėm sumom, tai bus labai, labai skausmingas mokestis. Tai šitoj vietoj aš sakyčiau susilaikyti. JAV vertybinių popierių pirkimas irgi labai panašiai, šiek tiek mažesnė, minimali ta suma 8 eurai, bet prisideda operacija už valiutos keitimą, konversiją. Tai todėl čia šitoje vietoje irgi turbūt būtų panaši kaina tos operacijos. Na ir palyginimai, tarkim, jeigu kažkokį fondą, tarkime, Europos fondą VWCE norėsite pirkti, tai to fondo turto valdymo mokestis 0,22 metiniai procentai ir vidutinė metinė grąža 8,07 procentų per pastaruosius 10 metų. Tai tikrai nesiūlyčiau pirkti jokių fondų per Swedbank, išskyrus Swedbank Robur fondus. Vat Robur fondai yra verti dėmesio. Tai iš principo du dalykai, kuriuos verta investuoti per Swedbank, tai yra, na, aišku, tos sąlygos gali keistis, aš kalbu apie šiandieninės sąlygas, tai yra Baltijos šalių akcijos ir Swedbank Robur fondai. Jų yra skirtingų, reikėtų užeiti į vidų ir pasižiūrėti, koks yra turto valdymo mokestis, jie yra labai skirtingi irgi tie turto valdymo mokesčiai. Tai šitoj vietoj vat yra gerų dalykų. Tai yra ir Baltijos šalių akcijos ir Robur fondai. Kas tas Robur fondai, kas tie Robur fondai yra? Iš principo Swedbankas bando elgtis taip, kaip elgėsi tos didžiosios bendrovės, kurios leidžia ETF-us ir kuria kažką panašaus kaip savo ETF-ą. Tai ta Robur fondus galim suprasti iš principo kaip ETF-us. Tik tai jie šitą irgi parduodami tam tikrais vienetais. Taip. Ir jūs čia galite investuoti nuo 1 euro, tas yra tikrai patogu. Tad toliau yra užtikrinimo garantinis fondas jūsų indėliams, tai visi Lietuvos bet kokiam banke laikomi mūsų indėliai yra draudžiami iki 100 000 eurų, bet investuotų lėšų Swedbankas nedraudžia. Tai, čia nėra nieko labai keisto, bet tokia apsauga yra pas kitus brokerius, kuriuos pristatysiu. Dalinių akcijų pirkimo nėra. Jeigu norite pirkti akciją, tenka pirkti jau konkrečiais vienetais. Na, priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, kaip ir visų kitų bankų, kurie veikia Lietuvoje, kitų brokerių, kurie veikia Lietuvoje. Vertybinių popierių pardavimas vykdomas ne iš karto, gali vėluoti 15 minučių, bet, o čia kas įdomu, kartais jis gali būti vykdomas tik tai, pavyzdžiui, vakare. Tai yra rytą, jūs matote, kokia yra vertybinio popieriaus kaina, perkate jį, o jis bus nupirktas tik vakare. Ir jūs realiai net nežinote, už kokią kainą bus nupirkta. Tai va čia yra baisiai nesmagus dalykas. Čia nebent ilgalaikiam investavimui, kurį mes nesukam galvos dėl tų svyravimų ir užsimerkiam ir tiesiog perkam čia ir dabar. Kiti dar tokie įdomus dalykai, kuriuos verta pastebėti, kad įkeisti portfelio negalima. Net labai nustebo konsultantas, su kuriuo kalbėjau, dar norėjau prieš webinarą atsinaujinti žinias, tai dar paskambinau kartą. Tai nustebo, kai tokį klausimą uždaviau, net nežino, kas tai yra.
Ilgas labai vertybinių popierių išpirkimo laikas, nu, gal kažkas susidūrėt su kita patirtim, aš turiu tokią bjaurią patirtį, kad man savaitę užtruko, kol iš Robur fondo išsitraukiu pinigus. Tai nežinau, kas ten, aišku, ten turbūt ir savaitgalis į tą savaitę įsiskaičiavo, bet nu, kažkaip man užsifiksavo, kad baisiai ilgai ir ta frustracija apėmė, nes net nežinojau, nei kokią aš kainą pardaviau realiai, koks tas rezultatas bus, nei kada aš tos pinigus atgausiu, tai, na, truputėlį nusiteikit tiesiog kantriai palaukti ir iš anksto planuokit, jeigu norėsit išsimti pinigus, nes taip nebus, kad vat, aš pardaviau, kaip kituose brokeriuose čia ir dabar įkrito, matau, kiek turiu. Tai taip neatsitiks. Na ir dar vienas momentas. Kad kai jūsų portfelis Svetbank'e užaugs iki 30 000 eurų, atsiras kapitalo saugojimo mokestis. Taip, iki 30 000 nėra tokio mokesčio, o po to jis atsiranda, nors jis labai atrodo nedidelis, bet vis dėlto jis yra ir jeigu kapitalas jau nemažas, tai jis pasijaus kažkiek tai. Tai va, dabar dėl deklaravimo. Daugelis galvoja, kad Svetbankas deklaruoja už jūs jūsų visus sandorius. Tai taip nėra. Svetbankas praneš VMI, tai yra valstybiniai mokesčių inspekcijai, jeigu jūs parduosite akcijas arba ETF-us arba Robur fondus, kas ten bebūtų. Tai praneš ką? Praneš už kiek jūs pardavėt. Dabar jūs įsivaizduokit, jūs nupirkot už 100 kažkokią akciją, pardavėt už 120. Tai jeigu jūs nepadarysit jokio judesio ir netkreipsite į šitą momentą dėmesio deklaruodami pajamas, tai gali būti, kad jūs sumokėsite mokesčius nuo 120 eurų pajamų, o ne nuo 20, kas yra jūsų realiosios grynosios pajamos. Todėl ką yra svarbu daryti, kai jūs turėsit preliminarią deklaraciją metinę, tai jums svarbu įkelti PDF-o išrašą, kur matytųsi, kiek, kai jūs pirkote tos vienetus, kokia yra bendra pirkimo suma. Na, paimti tą išrašą nėra sudėtinga, tikrai į PDF-ą išeksportuoti, bet nepamirškite šito padaryti, nes jeigu pamiršit, susimokėsit mokesčių daugiau, negu kad dera. Tai taip, kad nėra, kad visiškai nereikia deklaruoti. Tenka padaryti tam tikrą judesiuką ir čia. Gerai, tai tikiuosi kažką naudingo kiekvienas išgirsit, net tie, kurie investavo. Tai kaip atrodo ta aplinka? Na, aplinka tokia labai svetbankinė. Tikrai turim gana daug informacijos, visi privalomi atributai ir tikrai ir matosi ir grafikai, apačioj ten visi svyravimai matosi taip toliau, bet kaip sakiau, čia toksai brokeris yra, na, toks ne vis, na, kaip sakys, Svetbankas nėra iš principo kaip brokeris sukurtas, tai jisai neturi tų tokių specialių pažangių instrumentų. Na, dabar mes einame į tą pirmąjį populiarų labai instrumentą, jisai nepaprastai greitai išpopuliarėjo ir tapo numeris 1 instrumentų, kiek aš žinau, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek ir Vokietijoje, net kai kurie blogeriai buvo apimti tokios frustracijos, kad tradingas stabdo kvietimų skaičius ir va, tas yra nemalonus dalykas, kad gali pakviesti tik tai 5, tarkime, žmonės, kad jie gautų ten tą akciją dovanų ir džiaugiuosi už tas moteris, kurios jau tą padarė. Ir viena, kiek žinau, gavo Rolls-Royce gabaliuką, kita gavo Louis Vuitton. Ir dar ten kažkokių kitų akcijų, netokių gal garsių, bet tikrai smagu, kad, nu, šiaip, matyt, specialiai tokias akcijas parenka, kad maloniai nuteiktų, tokie truputėlį sužadintų ambiciją investuoti. Ir tai yra smagu. Tai aš dalinausi tą nuorodą praeitą kartą, jau iš anksto avansų prieš tai, kai pristačiau platformą. Kodėl? Todėl, kad šiai dienai mes matysim, liko suskaičiuotos valandos iki tos pasiūlymo pabaigos, o paskui gali būti, kad kokį mėnesį ar 2 nebus galima nieko pakviesti ir nieks negalės naujai prisijungdamas gauti akcijos dovanų. Todėl tos iš jūsų, ką labai sudomins ir dar bandysit šiandien labai greit susitvarkyti, nu, tikimybė yra, kad dar galit spėti tą traukinį, tai tiesiog parašykite tiesiai po webinaro ir bandysiu atsiųsti tą pakvietimą. Procentai už sąskaitoj laikomas lėšas. Jau čia mes matom iš karto skirtumą labai stiprų lyginant su Svetbank. Vien už tai, kad jūsų pagrindinėje sąskaitoje yra pinigėlių, jeigu jūs įjungsit, kai tik tai papildot sąskaitą, įjungiat tokią funkciją, reikia jungti. Aš parodysiu kur.
tokį paršelį taupyklę reikia paspausti, viskas labai intuityvu ir suprantama, tik reikėtų, kažkiek elementarių anglų kalbos žinių. Ir jūsų jau pinigėliams kiekvieną dieną tiksės 4,2 procentai metinių. Tai ne nuo dienos 4,2 procentai, bet metinių palūkanų. Taip. Toliau, valiutų keitimo kaštai. Yra mokestis taikomas, tai visai verta susikonvertuoti galbūt kažkur kitur, arba tiesiog ignoruoti. Tiesą sakant, jisai nėra didelis tas tie valiutų keitimo kaštai, jeigu nedidelėm sumom, jeigu didelėm sumom reikėtų tikrai pagalvoti, nes tai bus ne tik tai kursas, bet dar ir plus nedidelis mokestis. Tai iš esmės turbūt vienas iš būdų, kaip platforma užsidirba iš jūsų, nes kitur jis beveik niekos nemokamai. Lėšų įnešimas iki 2000 eurų nemokamas. Paskui yra jau nuo viršijančios sumos yra taikomas 0,7 procentų. Užtrunka apie 1-2 darbo dienas. Kartais greitai krinta, kartais ne taip labai greitai krinta. Tiek lėšų įnešimas, tiek išėmimas vykdomas tik į jums priklausančią banko sąskaitą, nei į dukros, nei į vyro, tik į jūsų. Ir todėl labai svarbu visus dokumentus viską tvarkyti tik tai savo vardu. Lėšų išėmimas yra nemokamas ir tai yra smagu ir užtrunka taip pat 1-2 darbo dienas, pakankamai greitai, išbandžiau, viskas veikia puikiai. Vertybinių popierių pirkimas nemokamas. Ir va čia ir yra ta priežastis, dėl ko tas vyko boom šitos platformos augime, todėl kad čia gali pirkti, parduoti ir tai nieko nekainuotų, gali spekuliuoti, pasižaisti. Tai va šitas yra super fainai. Toliau. Galima paskolinti netgi savo turimus vertybinius popierius ir ne visi vertybiniai popieriai yra paklausūs skolinimo rinkoje, bet pavyzdžiui BMW ir kitų tokių žinomų kompanijų akcijos yra paklausios ir už jas palūkanos mokamos kasdien. Jos yra labai mažytės, tai pasijaus tik tada, kai bus didesnės kažkokios sumos. Yra įkeitimas tam tikras kitų vertybinių popierių ir tam tikras apdraudimas, bet irgi tam tikra papildoma rizika kažkokia matyti yra. Tai kas nori papildomą tokią pajamą dar turėti, tai galite įjungti šitą funkciją. Ją reikia aktyvuoti, reikia įjungti. Yra užtikrinimo arba garantinis fondas. Ir va čia yra smagu, pavyzdžiui, kaip sakiau, Swedbank'e nėra tokio dalyko, tai čia yra taip. Yra 20 000 indėliams ir investicijoms draudimas. Taip. Tai indėliai Swedbank'e apdrausti iki 100 000, čia jūsų indėlis tik iki 20 000 apdraustas ir tas pats draudimas galioja taip pat ir jūsų investicijoms. Tai jeigu kažkas nutiktų jau taip, kad Trading 212 kažkokiu būdu žlugtų, tai tada tas draudimas turėtų iki 20 000 indėlių apsaugoti. Tai, sakyčiau, galima ir investuoti nedaugiau gal kaip tos 20 000 ir apsisaugoti nuo šito, ne, ir tada visada būsite po to draudimo skėčiu. Yra dalinių akcijų pirkimas ir šitas yra ir pardavimas yra labai svarbu ir smagu. Sąskaitos atidarimas yra labai paprastas, pakankamai visos, kurios mėgino, visos įveikė, galite komentaruose įmesti, ar lengvai pavyko, ar nelengvai. Užtrunka paprastai 1 darbo dieną, dėl visako parašiau 2, kad neapimtų frustraciją, nes ten dar gali tekti pateikti papildomą dokumentą ir ne visiems ten iškart pavyksta. Paprastai jie deklaruoja, kad jie per 1 darbo dieną tą padaro. Tai tai, kai sakiau, šiandien su pakvietimu, kas dar jungsis, tai dar tikimybė yra, kad dar spėsit. Banko kortelė. Yra virtuali kortelė vadinama, jinai yra nemokama. Taigi jūs iš principo, nežinau, kodėl tokia funkcija yra. Čia tik mano spėjimas, aš taip pasakysiu. Bet čia galima taip sakyti, kad jūs galit niekada atgal ir nebepasiimti į savo sąskaitą tų pinigų. Jūs galit išsimti fizinę kortelę, kuri tik tai jos gamyba kainuoja, naudojimas jos per mėnesį nieko nekainuoja. Ir ten yra gana lankstus apribojimai, yra visokie limitai, būtinai pasidomėti, kiek galima per dieną išimti, kokie ten pavedimo apribojimai, taip toliau, bet jie pakankamai tokie draugiški. Man atrodo, apie 400 per mėnesį tai yra drąsiai galima tiesiog išsiimti. Ir iš vis, taip sakant, tie pinigai kažkur visada bus ten užribyje. Tai jums, jeigu neinformuosit kokių nors institucijų, tai jos gali ir nesužinoti. Bet aišku, aš nesiūlau jums nieko nedeklaruoti.
Taip, tai dabar prižiūri Kipro vertybinių popierių biržos komisija, nes Kipre yra registruoti. Kodėl Kipre? Nenustepkite, ir kiti brokeriai bus kai kurie Kipre registruoti, nes Kipras yra, taip sakant, mokesčių rojus, nes ten maži mokesčiai. Tai, na, jie vaikydamėsi konkurencingumo, mažesnių kainų, brokeriai registruojasi Kipre ir labai daug tai daro. Kita vertus, Kipras yra ES šalis. Todėl ES piliečiams nesijaučia jokio diskomforto, nei pildant sąskaitas, nemokami tie pavedimai ir taip toliau. Minimali papildymo suma, čia šiek tiek vienur randu 10 eurų, kitur randu, kad 1 euras, bet man atrodo, kad pasikliaukim tuo 10 eurų. Įkainių minimaliai išimama suma deklaruojama 1 euras, na, bet turbūt logikos nėra išimti 1 eurą. Minimalus pirkimo pardavimo sandoris irgi nuo 1 euro. Šita platforma veikia gana seniai, nuo 2004 metų, tai jau tikrai istorija pakankamai ilga. Labai smagu yra tai, kad yra programos demo versija, tai yra jūs galite neturėdami pinigų ir nerizikuodami savo kapitalu tiesiog susiinstaliuoti tą programėlę, na, papildyti sąskaitą ne mažiau kaip 10 eurų ir tada gausite dovanų tą vieną kažkokią akciją, dalinę akciją, tai gali būti vertėjos 8-9 eurai labiausiai tikėtina ir iki 100 eurų, kur jau ten loterija paskirstys atsitiktinai, tai rečiausiai būna didžiausios ir dažniausiai būna mažiausios. Tai va, tai tą demo ir toliau žaisti galite tik demo versijoje, tai vadinasi, jūs galite iš vis mokytis ir nieko neprarasti. Mokytis ir neprasti. Ir su savo hipotetiniu kapitalu žiūrėti, kaip jisai auga ar neauga, kas su juo vyksta. Tai yra labai puikia priemonė mokytis, kaip, na, rizikuoti, nerizikuoti, prisipratinti tą riziką, pasijausti ir taip toliau. Nėra jokių administravimo mokesčių, jokių kapitalo saugimo, atvirkščiai, jums dar už jūsų laisvas neinvestuotas lėšas yra mokama. Nėra neaktyvumo mokesčių, tai yra, jeigu jūs nevykdysit jokių sandorių, tai vis tiek jūs nieko nemokėsit. Taip, ir kaip sakiau, už banko kortelės iki 400 eurų per mėnesį nemokamai išsiemat, 1% toliau skaičiuojamas už viršijamą sumą, pajamas deklaruoti šitoj vietoje reikia patiems ir čia jau, na, tas nėra malonus dalykas, tai čia reikia tiesiog, tokios yra ataskaitos sugeneruojamas ir gana patogiai sugeneruojamas, tik tai belieka pateikti visas tuos įrodymus VMI ir tada jau viskas bus gerai. Na, arba kai atsiras investicinė sąskaita, tai tiesiog išsivedinėti pinigus per investicinę sąskaitą ir galėsite tiesiog tarp turto skirtingų klasių jūs permetinėti ir taip ir nemokėti mokesčių tol, kol nenuspręsite galiausiai išleisti su tų pinigų. Nebent jūs busite išleidę su savo kortele. Šito aš nesakiau. Tai va, na ir kaip sakiau, yra tas pakvietimas, tie, kurie galvoja, šiandien dar nenoriu to daryti, nerizikuosiu, nespėsiu, tai tada tiesiog pasiūskite man, kas norėtumėte ir aš jūs susiregistruoju ir atsiųsiu pakvietimą, kai tik jis bus vėl, kai tų pakvietimų bus prieinam. Kitas brokeris, Freedom 24. Dabar truputėlį bandysiu greičiau perbėgti per pagrindinės funkcijas, nes kai kurios jums jau bus aiškesnės dėl to, kad ką tik aptarėme su Trading 212. Procentai už sąskaitoj laikomas lėšas, ne 3,89. Tai vėlgi daugiau negu Swedbankas, šiek tiek mažiau negu Trading 212, bet atkreipiu dėmesį, čia reikia, kad tie pinigėliai būtų vadinamoji D sąskaitoje. Kai jūs prisiregistruojat prie Freedom 24, jūs iš karto gaunat dvi sąskaitas. Pagrindinė jūsų sąskaita ir D, tai yra taupomąją sąskaitą. Tai vat, mėtymas pinigų tarptų sąskaitų yra tam tikras žaidimas. Ne? Tai jūs, jeigu norite atsidėti pinigus taupimui, kad kapsėtų pinigai, jūs turit padėti juos į D sąskaitą. O kai norėsit investuoti, iš D sąskaitos išėmat ir tada jau investuojat. Valiutų keitimo kaštai nemokamai, bet vėlgi kursas gali būti ne pats palankiausias, nebus jisai tikrai blogesnis negu Swedbanko. Lėšų įnešimas pavedimu nemokamai, bet užtrunka 1-2 darbo dienas, kortelė mokamai, bet iš karto. Tai jūs renkatės arba jums dega kažkas, o aš siūlyčiau, kad niekada nedegtų, visą laiką verta palaukti, nebus ten tos pasaulio pabaigos taip greitai. Tai pavedimu papildot, aš paprastai susikuriu tokį pavedimą iš karto, išsisaugau jį, čia tarptautiniuose bus pavedimuose, nes vedam į Kiprą. Pavedimas nekainuoja, nes ES ir užtrunka 1-2 darbo dienas, tai jeigu penktadienį pildysit, tai nesinervinkit, gali kristi tik tai pavyzdžiui pirmadienį, viskas gerai.
Nedingo pinigai, tikrai nedingo, bet labai dėmesingai pildykite tas skiltis ir svarbiausia, ką jūs įrašysit į pavedimo paskirtį. Ten būna jums iškart nurodyta, ką reikia ten su jūsų visais identifikavimo kodais, kad kompiuteris greitai identifikuotų jūsų pavedimą. Jums labai svarbu įrašyti teisingai savo identifikavimo kodą, kokį jums rodo brokeris. Tai čia kompiuteriu geriausiai. Iš mobilaus telefono aš nedaryčiau jokių pavedimų, daryčiau tik iš kompiuterio. Lėšų išėmimas, 7 eurai fiksuotas mokestis. Va čia jau yra nemalonus dalykas, taip. Tai matom greitai, ta prasme, nepasiimsit ir mažos sumos net neverta imti. Apsiskaičiuokite, nesvarbu, ar jūs imsite 10 eurų, ar jūs imsite 7 000 eurų, jūs vis tiek mokėsit 7 eurų. Tai va, yra fiksuotas mokestis, į šitą atsižvelkite. Ir kitas dalykas, sąskaitos uždarimas yra brangus, net 100 eurų. Nu, tai ką reikia daryti, kad nereikėtų mokėti sąskaitos uždarimo mokesčio, pirmiausia, išsivedat visus pinigus iš sąskaitos ir tada ją uždarot. O kai nebus iš ko paimti, tai jau ir nebepaims. Tai va, tai vertybinių popierių pirkimas, prieinama labai daug įvairiausių vertybinių popierių, tai yra irgi populiarus labai greitai augantis brokeris ir nėra labai dideli mokesčiai, kai palyginkim su Swedbanku, tai yra labai simboliniai, tik tai 2 eurai minimalus operacijos mokestis, bet ką jisai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš noriu investuoti 50 arba 100 eurų, tai geriau aš to nedaryčiau, todėl kad jeigu jūs investuosit mažomis sumomis, tai tikėtina, kad šitie 2 eurai tiesiog suvalgys sekančių 1 ar net 2 metų jūsų dividendus, pavyzdžiui, dividendų pajamas iš to vertybinio popieriaus. Tai mano patarimas būtų, jeigu jūs norite pirkti per Freedom 24, tai verta tą daryti tada, kai jūs galite vienai operacijai skirti 400–500 eurų. Taip, sutaupiau 400–500 eurų, o tada aš juos persivedžiau ir nusipirkau ten, kad ir tą ETF S&P 500. Ir viskas, ir nesuku savo galvos. Tai va, ir toliau sekantį pavedimą darysiu, kai vėl pasitaupysiu pinigėlių. Čia jau neapsimoka pirkinėti, pardavinėti, nes kiekvieną kartą jūs prasit pinigus. Norit patreidinti, eikite į Trading 212. Čia šiuo atveju šitos dvi priemonės viena kitą papildo, bet ne pakeičia. Fondų pirkimas. SCHD, pavyzdžiui, pavyzdys, kaip vienas iš ETF-ų, tai valdymo mokestis yra 0,06, tai yra gerokai mažesnis negu fondas, kurį mes Swedbank'e prieš tai lyginom. Jo istorinis pelningumas jau nebe 8, kažkiek, o 13,26%. Tai čia 10 pastarųjų metų. Taip, kad yra tikrai daug pelningesnių fondų, bet jie yra Amerikos fondai, tam reikės susikonvertuoti pinigus į dolerius. Beje, tokie jau, kur labai taupo kiekvieną centą, patyrę tie prekiautojai, traderiai, tai ką jie daro? Aš kiek girdėjau, Lietuvoje jie Revolute pasiverčia pinigus į norimą valiutą, nes Revoluto yra geriausias keitimo kursas, bent jau kiek aš girdėjau, ir po to jau juos doleriais iškart įsiveda į sąskaitą. Kitas dalykas, kad gali dolerių pavedimas užtrukti daug ilgiau negu eurų pavedimas, gali kartais užtrukti ir visą savaitę, ten jau ne dėl Freedom 24, o ten dėl clearingo įvairių operacijų, kurios atliekamos pakeliui. Tai šitu atveju verta gal palaukti, jeigu neskubu, kad tą savaitę palaukti, bet gal verta iš tikrųjų tokį judesį padaryti. Tai kam nėra labai ten aktualu, tikram labai dėlėm sumom neprekiauja, kad jau ten susidarytų ženklios sumos, tai gali tiesiog ignoruoti šitą faktą. Ir taip pat galioja lygiai taip kaip ir Trading 212, 20 000 indėlių ir investicijų draudimas. Dalinis akcijų pirkimas jo nėra šitame brokeryje, sąskaitos atidarimas vidutiniškai sudėtingas, užtrunka 1–2 darbo dienas ir čia labai svarbu užsipildyti V8 BEN formą. Jeigu jūs pirksite Amerikoje akcijas ir gausite iš Amerikos kompanijų dividendus, tai reiškia, kad jūs apmokestins pagal nutylėjimą kaip amerikietį. O amerikiečiai moka gerokai daugiau mokesčių negu lietuviai. Mes galvojam, kad lietuviai daug mokesčių moka, realiai taip nėra. Mes mokam 15%, Amerikoje 30%. Tai palyginkit. Taip, kad čia būtina susipildyti šitą formą, nes nuo jūsų tiesiog pačioje platformoje nuskaitys
amerikietiškus mokesčius. Ir kai deklaruosite ir Lietuvai deklaruosite, kai busit susipildę, jums nuskaičiuos lietuviškus mokesčius, jums tik reikės pasakyti, kad jau sumokėti mokesčiai. Nuo jūsų papildomą VMI nebeskaičiuos. Banko kortelė neturi tokios Freedom 24 ir jį prižiūri lygiai ta pati priežiūros komisija kaip ir Trading 212. Minimali nešimo suma 10, išimama 10, minimalus pirkimo pardavimo sandoros teoriškai 1 euras, bet kadangi galima pirkti tik vieną pilną akciją, nu, tai vadinasi, nebent jūs rasit akciją už 1 eurą, bet tokios nerasit. Tai nu, gal rasit, nežinau, aš nebandžiau ieškoti. Tai va, teoriškai 1 euras. Platforma, lyginant su kitomis, kurias pristatysiu šiandien, yra palyginus neseniai kurta 2013 metais. Nėra administravimo, kapitalo saugojimo, neaktyvumo mokesčių, tas labai smagu. Brokeris rekomenduojamas, čia jau aš rekomenduoju ilgalaikiam investavimui, ne prekiavimui, o ilgalaikiam investavimui sumomis nuo 400–500 eurų arba JAV dolerių. Ir rekomenduoju būtent JAV ir pasaulio rinkoms. Jeigu norim prieiti prie vertybinių populiariausių pasaulyje šitų vertybinių popierių, tai JAV ir pasaulio rinkas prieiti per šitą brokerį yra labai patogu. Vertybinius popierius galima perkelti į kitus brokerius, bet čia pati platforma perkelia tai nemokamai, bet yra ten visokie tarpininkai, kurie tikrina ten ir taip toliau, tai visa ta operacija iš tikrųjų yra labai brangi. Viena pozicija, tai yra pavyzdžiui mano ten turimus kažkokį tai McDonald's akcijų kiekiai perkelti į kitą brokerį gali kainuoti 100, pavyzdžiui, eurų. Nu, tikrai labai brangu, na, bet jeigu jau norisi pasiskaičiuoti, reikia iš tikrųjų kaip labiau apsimoka, ar perkelinėti, ar geriau jau parsiduoti ir nusipirkti viską iš naujo. Nes jeigu parsiduosit, reikės jau mokesčių susimokėti, vat kame esmė. Nebent bus investicinė sąskaita, pinigai išvedami per investicinę sąskaitą ir po to įvedami į kitą brokerį, tada išvengsite apmokestinimo čia ir dabar. Taip, irgi yra pakvietimo kompanija ir čia yra tokie apribojimai. Iki 26 metų amžiaus investuotojai tikriausiai šitos platformos nedomina, todėl kad jiems neduoda akcijos dovanų, o kitiems papildžius, užsiregistravus ir papildžius savo sąskaitą yra duodama viena irgi akcija. Tik jau čia turbūt sveika viena akcija. Jinai vėlgi akcijų loterija, tai gali kažkokia populiari akcija. Tai tikrai verta sudalyvauti loterijoje, neverta registruotis be pakvietimo. Tai na, tikiuosi įvertindami mano darbą irgi norėsite jungtis su mano nuoroda ir aš tomis nuorodomis pasidalinsiu. Taip, na ir Interactive Brokers, tai paskutinis brokeris, kaip sakiau, tiem, kurie nori jau iš karto pasijusti kaip profai ir domina daugiausia Europos rinkos, tai šitas brokeris jau orientuojasi į labai didelius investuotojus. Tai ir tą iškart parodo pagal tai, kad pavyzdžiui už sąskaitoje laikomas lėšas yra mokama nuo 2 iki 3,159% per metus, bet tik tada, kai jūs turite ne mažiau kaip 10 000 eurų. Kol jūs nepriaugsite 10 000, jums nemokės. Nu, čia aiškiai pasakyta, kad mažiukai nedomina, mažiukai šito brokerio nedomina. Valiutų keitimo kaštai. Eurų į dolerių keitimas turbūt aktualiausias mums, tai būtų $2 už operaciją, fiksuotas suma, vadinasi, didelę sumą keisti visai gali būti apsimoka, o mažą sumą neapsimoka. Tai va, tai čia šiuo atveju vėlgi, jeigu norim JAV akcijas pirkti, tai irgi tą padaryti įmanoma, tik tai pasirinkimas nebus toksai geras, kaip yra Freedom 24, bet kursas yra geras ir keitimas didesnės sumos nesigaus brangus. Lėšų įnešimas pavedimu iš savo banko sąskaitos nemokamai, galima pildyti ir kitais būdais ir galima iš anksto susikurti įvairius tuos keitimo būdus, juos išsisaugoti ir paskui jau sekančius kartus nebereikia vėl pildyti visko iš karto, būna iš karto paruoštukai padaryti. Lėšų išėmimas nemokamas, bet nemokamas yra tik vienas išėmimas per mėnesį, o toliau $10 už išėmimą, fiksuota suma.
Užtrunka išėmimas po 1-2 darbo dienas, sąskaitos uždarimas yra nemokamas. Tai kitaip tariant, išsiimti, tikrai tikriausiai nėra poreikio kelis kart per mėnesį išsiminėti, tai galime tą padaryti ir kartą per mėnesį ir visiškai nekainuos. Vertybinių popierių pirkimas smulkiems investuotojams yra nustatymai pagal nutylėjimą, prisiregistravus jūsų vertybinių popierių pirkimo apmokestinimas bus pagal vieną iš 2 planų, tai yra pagal fixed plan. Bet jos reikėtų prisijungus nueiti į nustatymus ir pakeisti prekybos sandorių apmokestinimą į regresyvų planą, į regressive. Taip yra 2, yra fixed ir regressive, tai pasirinkit regressive. Tai tokiems nedideliems investuotojams yra tikrai bus pigiau. Iš principo pirkimas pardavimas yra tikrai lyginant nebrangus, jeigu lyginam su Swedbanku, kaip sakiau, beveik 10 kartų pigiau. Ir maksimalus apmokestinimas irgi yra nustatyta, maksimali suma, čia tiem aktualu, kas jau baisiai didelėm sumom perka, tai 29 yra maksimumas. Toliau yra užtikrinimo garantinis fondas, vėlgi 20 000 indėlių ir investicijų draudimas, yra dalinis akcijų pirkimas, taip, čia skirtingai negu Freedom 24, sąskaitos atidarimas yra laikomas vidutiniškai sudėtingu, tas vidutiniškai sudėtingas yra šiek tiek sudėtingesnis, ten daugiau visokių rimtų tikrinimų, ten ne tiek ten tų pildymų tikrinimų, kiek visokių ten žodžiu, procedūrų. Ir dabar aš prieš ruošdamasi webinarą atsidariau, žiūriu, jau tenai manęs prašo atnaujinti, vėl ten iš naujo siūsti banko išrašus ir taip toliau. Trunka 1-3 darbo dienas ir vėl labai svarbu ta pati mano minėta forma, kad nebūtumėt apmokestinti kaip amerikiečiai. Šiuo atveju mums būti amerikiečiais neapsimoka, taip kad būtinai pasakykime, mes esam lietuviai. Jeigu bus kokie nors klausimai tiek Interactive Brokers, tiek Freedom 24 apie tai, ar Lietuva yra pasirašiusi susitarimų su JAV, Australija ir kitomis šalimis dėl to dvigubo apmokestinimo išvengimo, tai taip, žinokite, kad mes pažangus ir esame pasirašę ir mūsų 2 kart neapmokestins ir Amerikoje ir Lietuvoje, arba Australijoje ir Lietuvoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Mes esame pasirašę visus tuos susitarimus ir taip mes galime išvengti dvigubo apmokestinimo, mokesčius mokėti 1 kartą tik toj šaly, kur mes esame registruoti mokesčių mokėtojai. Kas yra smagu, Interactive Brokers turi banko kortelę, kurią jums išduos nemokamai, labai graži, įspūdinga kortelė ir labai daug visokių privilegijų naudojantis, bet vėlgi jūs laikys už žmogų, tai yra už normalų investuotoją tik nuo 10 000, taip kad kol 10 000 nebusit investavę, tai ir negausit tos gražios banko kortelės ir net norėdami neužsisakysit. Prižiūri Airijos centrinės bankas. Ir Airija irgi yra kita mūsų europinis offshore'as, taip sakant, tai yra mokesčių rojaus šalis. Minimaliai nešimo suma 1 euras, minimaliai išimama 1 euras, minimalus pirkimo pardavimo sandoris 1 euras, tai bent deklaruojama. Kas yra įdomu apie šitą brokerį, tai yra vienas iš pačių didžiausių, solidžiausių, labai daugelį šalių veikiančių brokerių. Nuo 1977 metų šitas brokeris netgi turi savo akcijas, kurios yra kotiruojamos rinkoje. Jūs galite matyti, kaip jam sekasi, jisai sėkmingai auga, mes galėsim patikrinti. Yra demo versija pradedantiesiems, tai irgi yra smagu. Nėra administravimo, kapitalo saugojimo, neaktyvumo mokesčių. Tas liečia light planą, tai kurį jūs, kai jūs registruosite, tai pirmiausia gausit light planą, o paskui, norėdami prieiti prie profesionalesnių investavimo įrankių ir kitokių privilegijų, jūs jau galėsite pirkti kažkokį planą. Bet šitą apsimokės daryti tada, kai jūs jau tikrai ten turėsite 10 000 tas sumas ir jums jau bus aktualu sutaupyti kiekvieną centą nuo kiekvieno sandorio. Brokeris rekomenduojamas yra, mano rekomenduojamas ilgalaikiam profesionaliam investavimui sumomis nuo, mano skaičiavimais, maždaug 200 eurų Europos rinkoje. Ir ta prasme 100-200, tai tos minimalios sumos, apie kurias reikėtų galvoti, galvojant apie šitą brokerį. Aišku, kuo didesnės sumos, to geriau, nes sandoris kainuoja mažiau.
vertybinius popierius galima perkelti iš kitų brokerių į kitus. Ir kiek žinau iš internetinių apžvalgų, galima perkelti iš, pavyzdžiui, Trading 212 visą savo portfelį pas Interactive Brokers. Tik tai vėlgi, tai gali kainuoti ir kainuoti nemažai, tai vat klausimas, ar verta tai daryti. Tai va, tai pajamas irgi reikia deklaruoti patiems, lygiai taip kaip ir su Freedom 24. Ir taip galima net iki 1000 eurų gauti naudą, jungiantis per pakvietimo nuorodą tam, kuris yra pakviestasis jums. Man ne, aš galiu gauti mažesnę naudą, tik priklausomai nuo to, kokiomis sumomis investuotojas investuos. Tai vėlgi, jeigu jums patiko mano paskaita ir pasitikėsite manimi, tai kviečiu pasinaudoti būtent mano nuorodą. Kadangi į BKR aš prisijungusiu nerodysiu, tai parodau tik keletą negyvų iškarpų, kaip tai maždaug atrodo. Na, čia nieko tokio labai keisto. Čia matot savo portfelio, tarkime, augimą, matote jį įvairiais pjūviais, ilgalaikiai, trumpalaikiai, kiek yra lėšų jūsų sąskaitoj, toliau yra pagal sektorius, kaip diversifikuotas jūsų portfelis, pagal pramonės šakas, kaip diversifikuotas portfelis ir taip toliau. Kai jau atsidarote tą peržiūrą prekybinę, tai jūs matote tikrai čia, na, tokį jau labai atrodo gal komplikuotą iš pirmo žvilgsnio vaizdą, bet iš tikrųjų akis tikrai greitai pripranta, jūs apsipranta to aplinkoje, tik svarbiausia reikia padaryti tos pirmus žingsnius. Ir nesakau, kad šitas brokeris netinka ir pradedantiesiems, nes jau jie eina to populiarinimo keliu ir padarę yra net kelis skirtingus ir appsus vadinamus telefonams ir tikrai tokius gana populiarius ir netgi aplinkas galima rinktis, jūs patys galite tiesiog slankioti šitus dalis ir pasirinkti, ką jūs norit matyti ir ko jūs nenorit matyti savo titulinėme puslapį. Tai jeigu jūs trikdo daugybę visokių skaičių, jūs galite tiesiog susipaprastinti savo vaizdą. O čia yra jau tas profesionalaus vaizdo workstation, į BKR workstation vaizdas, kokį mato jau tokie, na, į analitinius įrankius linkę investuotojai. Yra labai plačių galimybių brokeris su tikrai advanced, taip sakant, to jau pažangaus labai lygio įrankiais, juos vėlgi galima pilnai visus, kurie patinka pasilikti, kurie nepatinka nepasilikti, juos išsidėlioti taip, kaip jums patinka, kaip jums patogu. Ir nesiūlau iškart visko bandyti apžioti, bet palaipsniui pamatysit, domėsitės, apetitas užaugs bevalgant. Visi mano minėti 3 brokeriai turi ir tam tikras edukacinės priemonės, bet kiekvienas savaip ir aišku, Interactive Brokers verta prisijungti vien dėl to, kad jie turi labai daug visokių pamokėlių, webinarų, ten gali augti, mokytis ir domėtis tuo pat metu, kaip ir investuoti. Na, programėlė atrodo panašiai kaip ir kitos, bet tai yra profesionalistinio lygio. Vat, kai aš jums rodžiau tas skirtingas sandorius, trail stopą, ne? Pavyzdžiui, tas susekimo galimybė, kurso sekimo galimybė, kai stopas kyla kartu su kurso akcijos, tai Interactive Brokers va šitas funkcijas jau pažangės visas turi. Na ir dabar kartais ne tik Interactive Brokers, bet ir Freedom 24, kai jūs ieškot konkretaus vertybinio popieriaus, pavyzdžiui, norite S&P 500, pavyzdžiui, ETF-ą, kuris yra DIST reiškia distributing, tai yra paskirstantis, mokantis dividendus, suvedam tikeris tas trumpas vardas, ir žiūrėkim, išmeta mums ten kokius 3 iš karto, arba 2 kokius. Į ką dabar čia reiškia, ir kuris yra dabar kuris, ir kartais dar va čia dar kažkas gale skiriasi, o kartais ir nesiskiria net ir ten gale niekas. Tai tiesiog reikia užeiti į kiekvieną iš jų ir pažiūrėti, kokią valiutą prekiauja, ir pavyzdžiui, į BKR būna vėliavėlė, yra parašyta, kurios biržos šalies, pavyzdžiui, Londono birža, tai va šitas bus pirmas pasirinkimas, taip. Toliau Vokietijos birža, tai bus eurais, taip. Jeigu aš noriu pirkti eurais tą patį to paties leidėjos, PDRas tai yra leidėjas, kas ir sukūrė šitą ETF-ą. Va, ir Vokietijos biržoje aš jį galiu nusipirkti už eurus. O tarkime, Šveicarijos biržoje aš galiu nusipirkti jį arba už dolerius, arba už frankus. Londono biržoje galiu pirkti už dolerius. Tai va, tai taip, kad žiūrėkite, kokia valiuta,
nes valiutos keitimo kaštai visada jums kainuos visose platformose. Kai kurios, pavyzdžiui, Trading 212 tu net nejauti, tu gali atsidaryti tenai frankais ir pirkti kaip frankais ir tau iš karto sukonvertuos, tu net nepajausi šito. Bet, pavyzdžiui, tiek IBKR, tiek Freedom 24 reikia pirmiau pačiam susikonvertuoti, o tada jau atlikti operacijas tą valiutą. Tai tas truputėlį kartais nėra labai smagu, tai bet kaip sakiau, mes čia netreidinam, mes čia ilgalaikiai investuojam ir tiek būtų mano tos teorijos. Aš labai žiauriai žiūriu, užsitęsiau. Žiūrim, ką turim iš jūsų klausimėlių ir einam tada ekskursiją, dar trumpą padarom, kas kantrybę turi, kas neturi, tai atsiprašysiu už ilgą sutrukdymą jūsų. Taip, ar verta jungtis prie kelių išvardintų platformų? Aš siūlyčiau pradėti nuo Trading 212 ir jeigu patinka, su laiku apsispręsti dėl to, ir galiausiai, jeigu ir finansai leidžia taip, tai investuoti iškart 400–500 eurų bent tiek, ne, vienu įpu, tai tada galite prisijungti prie IBKR, jeigu Europoje daugiau prekiausit, arba prie Freedom 24, jeigu domina pasaulio ir JAF akcijos, tai ten bus jums smagiau. Tai va, tai apsispręskite. Aš siūlyčiau neinstaliuoti visų trijų, siūlyčiau pradėti nuo Trading 212, jeigu apetitas užaugs, tada pasirinkti vieną iš dviejų, apsispręsdami, ką jūs vis dėlto norite JAF ir pasaulio, ar norite daugiau. Bus šiek tiek ir JAF, ir pasaulio, ir IBKR tikrai. Kuo man smagus IBKR, tai kad ten, sakau, tiek medžiagos visokios, ten apžvalga tokia, nu, jau ten tu pasijunti kaip jau tas tikras investuotojas toksai. Bet ne visiems šitas patinka, kažkam patinka, kad paprasčiau. Pavyzdžiui, kas yra smagu su Freedom 24, jie aktyviai eina į Lietuvos rinką, jie netgi servisą savo ir klausimus atsakymus gali jau iš dalies bent eiti lietuviškai, ir greičiausiai, kad call servisą atsidarys ir konsultuos lietuviškai, ir jie turi lietuvišką vartotojo sąsają, tai yra jūs perjungėte lietuvių kalbą ir investuojat lietuvių kalbą. Tai kažkam šitas gali būti žymiai svarbiau, negu kad tenai tie visi labai sudėtingi finansiniai instrumentai, kurių ten gal niekada ir nenaudosite IBKR. Tai jūsų visiškai valia rinktis. Freedom 24 toks truputėlį labiau popsinis variantas. Toksai. Jisai jau turi tų profesionalių įrankių, bet jisai toks truputėlį tarpinis tarp to jau labai profesionalaus ir mažiau profesionalaus. Tai va, tai mano būtų toksai atsakymas į šitą klausimą. Dabar čia buvo anksčiau prisijungusi prie Finbi ir Savi. Finbi suprantamesnė negu Savi kažkam tai, kažkam Savi patogesnė, ir prieš kelias dienas prisijungiau prie Trading 212. Tai labai sveikinu. Taip, ir čia mes turime tą Trading 212. Ji labai panašiai atrodo ir mobiliam telefone, labai patogu naudoti, aš praktiškai labai retai kada ir ją naudoju per kompiuterį, todėl man net šiek tiek neįprasta aplinka gaunasi. Aš dabar perjungius esu į šviesų foną, bet galima perjungti į tamsų foną, šviesiam turbūt tiesiog geriau matosi jums ekrane. Tai pirmiausia yra telefono apačioje, jūs matote tokias ikonėlės, o šios yra ekrano viršuje. Namelis tai tas home, taip sakant, screen, tai yra, kur jūs matote tiesiog apžvalgas visokių populiarių dabar vykstančių dalykų, galite čia susidėti įvairius savo stebimų akcijų ir ETF portfelius, nu ne portfelius, o stebėjimo sąrašus, pasivadinti galite didžiausius Jungtinės karalystės arba Jungtinių Amerikos valstijų, labiausiai prekiaujami, taip galite tiesiog visokias apžvalgas, yra naujienos, kur galite skaityti, kas kur vyksta, taip ir jau šiek tiek pradėti pažindintis. Čia kam įdomu, kas norite domėtis. Taip, dabar, kai nueinu į savo portfeliuką, aš niekada čia daug nelaikau, paprastai iki 5,000, tai šiuo metu pas mane yra investuota, patikrinau prieš šitą mūsų susitikimą, nes aš tai rašausi visą laiką, pas mane yra investuota 2050, tai matote, kad jau yra 2354 per visą tą laiką, tai spėjo pritiksėti, taip, pritiksėjo visokiais būdais, taip, ir užaugo, ir pritiksėjo. Ir aš matau savo portfelį, ką aš turiu, tai visokių įmonių akcijas turiu, aš mėgstu čia truputėlį irgi patreidinti, taip sakant, turiu ir Ferrari nusipirkus, nors važinėju su Toyota,
Va, turiu ir Toyotas nusipirkus šiuo metu nukritę akcijos. Nvidia, va, tas dabartinis labai populiarus pasirinkimas, Starbucksas, Pepsi Cola, Coca-Cola, tokia klasika. Nu, va, Vanguardo S&P 500, Vanguardas yra kitas leidėjas, bet irgi pagal indeksą sudaro, taip kad jūs nenustepkite skirtingų leidėjų. Pirmas žodis yra leidėjas. Taip, kas išleido. Tai Vanguardas vienas iš tų didžiausių pačių. Tai vat jis irgi turi S&P 500, dist reiškia distributing, reiškia, kad moka dividendus. Na ir dabar žiūrėkim, ką mes galim čia apie jį, aš bandau kažkaip jūsų ekraną pasidėti, išorėn, ką mes galim apie jį sužinoti. Pirmiausia, tai vienos dienos galime priekybą matyti, vienos savaitės, vieno mėnesio, 3 mėnesių, metų, priklausomai nuo to, kaip arba maksimalus tas, dažniausiai tas maksimalus netilpa dar visas, koksai yra, mes pagal datas galime pasižiūrėti, va, kokie tie skirtingi kursai buvo, taip, nu, perjungsime metų vaidmenį. Ir dabar aš galiu tiek nupirkti dar daugiau, tiek parduoti galiu. Taip, aš jau matau, kiek iš to pastarojo pirkimo, kiek užaugo, kiek tai sudaro procentais, na, čia aš dabar išsipardavus, tai nes buvo pakilimas geras ir yra nedidelis likutis. Aš paprastai palieku mažiuką likutį ir jums patariu, ne mažiau kaip $1 reikia, kad neuždarytume pozicijos palikti. Ir tada jūs matote, ar toliau ta pozicija, jūs turi tarsi žymekliai tokį, išnaudoju kaip žymekliai. Ir tada, kai jūs žiūrite tą savo grafiką, va, tas žymeklis čia va, jis yra. Va čia va, už kiek buvo nupirkta ir šitą kiek dabar čia pakilę. Taip, o tas žymeklis visą laiką rodo. Ir tu orientuojasi, kiek stipriai kyla. Na, jeigu tu nebenori to žymeklio, tai tiesiog išsiparduodi tą poziciją pilnai ir vėl iš naujo nusipirki, tada naujas žymeklis ir vėl orientuojasi, ar kyla, ar krenta. Man taip labai patinka, patogu taip žiūrėti. Ir čia aš matau, kiek kuri pozicija yra paaugus, kiek yra nukritus tuo metu. Va, toliau, tai galiu, pavyzdžiui, parduoti. Jeigu aš noriu parduoti, tai žiūrėkime, čia pasirinkimai yra market, tai čia va, tas būtent užsakymas parduodam čia ir dabar už tokią vertę, kokia yra. Aš čia pasirinku, kiek aš čia noriu parduoti, va, aš truputį ne visus parduodu, palieku gabaliuką savo, tarkime, ir tada galiu parduoti. Limit, tai yra, aš pasirenku, už kiek aš noriu, tarkim, parduoti, ir va čia įrašysiu tą norimą kainą, aš tą pasižiūriu, kaip ten svyravo, ir tikėtina, kad tokia kaina gal bus, nustatau tą kainą, kad, tarkime, aš noriu parduoti už tai, kai pakils iki, tarkim, 110, tai man sako, va tada, kai pakils per tiek, iš karto skaičiuoja. Ir kada, kad šitas pasibaigtų mano orderis, tai yra niekada. Pavyzdžiui, aš dažniausiai renkuosi niekada. Tai niekada, tai reiškia, kad aš galiu tiesiog, arba jis automatiškai pasibaigs, kaip sakant, dienos pabaigoje. Ne? Tai jeigu aš nustatysiu niekada, tai nereiškia, kad aš jo negalėsiu nutraukti. Aš jį bet kada galėsiu nutraukti. Taip? Tai dabar aš parduoti nenoriu. Pasislėpė čia mano uždarimo mygtukas. Ir rodau toliau. Galima užsistatyti savo tokį žadintuvą, kad išmestų pranešimą, kai nukris kažkiek tai arba iki tam tikros skaičiaus arba pakils iki tam tikros skaičiaus akcijos vertė. Ne iškart orderį daryti, bet tiesiog savo įspėjimą. Ir tada aš tą žadintuvą, pavyzdžiui, pasivadinu, kad pirkti, pavyzdžiui, Vanguardas S&P 500 pasivadinu ir man iššoka ant ekranų pirkti. Gerai, aš prisijungiu, žiūriu, kas ten vyksta, gal mes kažką perkam. Va, toliau galime matyti, kaip stipriai svyruoja ta akcija, koks jos volatilumas, galim pažiūrėti istoriją. Šitą istoriją man patinka, nes leidžia per vieną šitą, pavadinkim, finansinį instrumentą, šiuo atveju S&P 500, matyti, vat kada kapsėjo dividendai, kada nupirkta, kada parduota, atskirai, va, tiesiog kaip išrašas vieno šito vertybinio popieriaus. Ir telefone dar būna viršuje tokie filtriukai, kai tu gali išsifiltruoti tik atskirai dividendus, tik atskirai pirkimus, tik atskirai pardavimus. Tai va, tai čia aš nematau tokio pasirinkimų kažkaip tai keista, bet telefone labai tikrai viskas ten aišku ir patogu. Na ir instrumental details yra tiesiog privaloma kiekvieno vertybinio popieriaus aprašas, tiesiog reguliuojančios institucijos, Lietuvos bankas ir panašios reikalauja šitų ir ten būna kas išleidęs, ten ir visa kita, viskas būna detaliai aprašyta, toks PDF-as būna. Nu, tokia nuobodi informacija, bet kartais reikalinga. Jeigu aš noriu surasti kažkokį naują vertybinį popierių, kurio neturiu, tarkim, VUSD, ne?
SD susirandu, pavyzdžiui, va, Avangardas IP, bet ir surado iš karto. Va, London Stock Exchange, viskas labai aišku, reiškia, čia bus parduodama doleriais, taip. Tai jeigu dar aš abejoju, tai va, čia man currency, va, S yra doleriai parašyta, viskas kaip ir aišku iš karto. Ir aš jeigu nenoriu doleriais pirkti, aš nepirksiu, bet aš sakau, čia jūs šitam brokeriui jūs net nepajausit. Čia praktiškai galite pirkti ir nekreipdėmėsi į tos valiutų konvertavimo kaštus, jie labai ten nepasijaus jums, ypatingai mažesniems sumom. Va, kas yra smagu ir ko aš jums nepasakiau, dar pristatydama brokerį, jis turi tokią funkciją, kurios neturi kiti brokeriai. Jis turi pyragus. Kas yra pyragai? Va, žiūrėkim, viršuje yra pas mane čia investments ir yra pies. Jeigu jūs nustatymuose ten leidžiate, kad jums leistų pirkti pyragus, tai kas yra pyragas? Nu, tai yra ne visai tas pats kaip ETF-as, bet panašu. Tik tai šiuo atveju jūs neperkat fondo vienetą, o jūs perkat rinkinuką iš karto akcijų, dalinių akcijų. Pavyzdžiui, čia yra AI industrija, dirbtinio intelekto visa industrija, ne? Kažkas tai sukūręs tokį, seka jisai kažkokius tai irgi indeksus ir sudaromas toksai, va, tu gali tiesiog įmesti pinigų sumą ir automatiškai už tave suinvestuos, va čia holdings, va, matosi, į kokias kompanijas. Jūs galite netgi, jums nepatinka, tarkim, kažkas tai iš to, jūs galite netgi va, pasakyti, su kieno pyragu tai susijętat. Kai tas žmogus, kuris prižiūri šitą savo pyragą, pakeis, tai yra kažką parduos, kažką nupirks, tai čia tokie išsikraipys truputėlį tos dalys. Vienos padidės, kitos sumažės, suplonės arba pastorės atitinkamai tos sienelės. Ir tada reikės rebalance paspausti, kad perbalansuotumėt, arba jūs galite pasilikti su tuo pačiu portfeliu, kaip jis yra. Tai galite jį pakoreguoti, jūs, pavyzdžiui, nusikopijuojat nuo kažko, tai aš dividendų aristokratai, didžiausius dividendus mokantis, tarkime, rinkinukas akcijų. Tai va, ir viskas, jūs galite mokytis iš šitų pyragų. Pavyzdžiui, žiūrėkime dabar, į ką investuoja tie AI sektorius. Nvidia, Meta platformos, Alphabet ir Microsoft, ne? Tai va, jeigu nepatinka, galite pridėti savo kažką, galite išmesti kažką, gatavas. Ir tada jūs tik tai suprantat, dar užsistatot, kad automatinis refinansavimas ir kai tik tai, kur čia tas, man truputėlį rūgido, aš matau jūs ir dėl to nematau. Galite išimti iš to pyrago, įdėti į tą pyragą, kaip jums patinka, užsistatyti savo tikslą, kokią siekėt, autoinvesticijas. Aš galiu užstatyti, kad automatiškai būtų tos autoinvesticijos arba kad jų nebūtų. Tai viskas labai, labai, kaip matot, paprasta, tik tai reikia, nu, bent elementariai kažkiek tai suprasti anglų kalbą, taip. Galiausiai tų, žinokit, terminų investavime yra tiek ribotas kiekis, kad ten ir nelabai mokantis anglų kalbą greitai išmoksta pagrindinius dalykus. Tai va, ir mes nustatom, kad auto reinvest ir va, tie dividendai, kiek prikapsija iš karto, kai tik pasiekia tam tikrą minimalę sumą, vėl susinvestuoja į tą patį pyragą, padalina po šitas visas akcijas. O lygiai taip dividendų aristokratai man patinka, irgi stebiu, kaip jie auga, didesnius dividendus moka. Irgi vėl aš galiu mokytis iš šito, aš galiu nueiti į holdings ir pasižiūrėti, kas tie dividendų aristokratai. Aha, ir jeigu man patinka, aš galiu pati nusipirkti tą McDonald's, patinka, galiu pati nusipirkti IBM ar kažką, tai va šitos kompanijos, kurios moka didžiausius dividendus, ne? Toliau yra Magnificent Seven. Tas Magnificent, visi jie yra aprašyti, tarp kitko viskas yra, va overview, tai ten bus aprašyta. Tai į Magnificent Seven tai yra 7 kompanijos, kurios duoda didžiausią augimą ir paprastai viršyje S&P 500. Tai va, tai kartais pasiekia net 20% metinę grąžą. Tai vėlgi galim pažiūrėti, iš ko susidaro, nemokytis, taip, ir Tesla čia matom, yra Amazonas. Tai va, tai ir kai tas žmogus pakeis, va čia pas mane jau kažkoks va pyragas, va, pyrago gabalėlis padidėjo, taip, vadinasi, aš galiu nueiti į Edit Pie ir žiūriu, ko galiu padidinti, galiu sumažinti pati, stengiuosi nelysti į šitus reguliavimus, bet tiesiog pasižiūriu, kas ten pasikeitė ir tada galiu pakoreguoti atitinkamai. Va, tai dabar, kai jūs tuos turite pyragus, tai tada, tai sakau, čia iš vis, važiuokit, pradedančiam investuotojui, arba ETF-ai, arba pyragai, trading 212 ir
no hustle, taip sako, jokio rūpesčio. Tai paprasčiau būti negali, ne? Tai dabar, jeigu nueisime į instrumentus, tai čia žiūrėkit, yra toks momentas, kai aš pyragus perku arba investuoju per pyragus, tai gali maišytis individualios akcijos, kurias aš nusipirkau, su tom, kurios per pyragus nupirktos. O esmė ta, kad per čia aš neparduosiu, man rodys, kad aš turiu AMD akcijų, bet aš jų negalėsiu parduoti, nes jos yra tam pyrage, aš turiu pyrago išimti gabalą, jeigu aš noriu ten parduoti. Tai va, tai aš turiu čia va paspaustą filtriuką ir kad man rodytų tik mano manual investments, tai yra tai, ką aš rankiniu būdu investavau, aš galiu juos ir kad jų nerodytų, ir kad rodytų PI investments. Tai kai mano matėt manual investments, tai ten nebuvo daug akcijų, bet dabar pažiūrėkim per PI investment. Tai aš čia, nu toks magnatas, aš čia tiek visko perinvestavus, juokauju. Čia yra kosmosas, va, tai pabandykit patys susidomėti tiek įmonių akcijų ir susirinkti. Nu niekaip, ne, turbūt. Čia reikėtų tik tai tą daryti pilnu etatu. Tai va, tai galima ir visus matyti viename, o aš mėgstu, kad man manual rodo atskirai ir atskirai rodo pyragus. Tai va. Tai maždaug tokie dalykai su Trading 212, jeigu kažkam bus kažkas įdomu, papildomai galėsim paskui pasiaiškinti. Dabar Freedom 24 leidžia peržiūros režimą, bet ir vadinama saugumo sesija. Jeigu aš norėčiau pirkti, parduoti man arba atlikti kažkokius tai savo sąskaitos keitimo veiksmus, aš turėčiau įjungti saugumo sesiją, tada man reikėtų jau ten 2 pakopų autentifikavimo procedūras, tai yra ten per telefonus ir viską prisijungti, tai yra jau pakankamai rimta ir šiek tiek kartais ir nervina, bet pagalvoju, nu gerai, ta apsauga yra, net jeigu tavo telefonas kada nors bus pavogtas, kažkas nutekins informaciją, vis tiek jie be tavęs nieko negalės padaryti. Taip, tai čia mes matom va, tokį jau daugiau profesionalų vaizdą, va, matom vėlgi tikerius vadinamus arba simbolius, viskas išverta į lietuvių kalbą, gali pasijausti, kad čia lietuviškas brokeris tikrai, va, kam patinka, tai tikrai įvertinkite tai, kad stengiasi šitą platformą lietuviams subalansuoti ją. Taip pat matome čia, koks yra portfelio dydis ir čia pas mane vėlgi, jeigu įdomu, tai toksai specialiai buvo pabandymui portfeliukas nedidelis, nes man labiau patinka pačiam į BKR, bet aš mėgstu amerikiečių akcijas ir vertybinius popierius. Sakiau, per šį čia pirksiu, tai vat, aš ne taip seniai užsiregistravau, maždaug prieš metus, tai yra šiuo metu investuota 850 eurų. O mes matom, kad šiai dienai jau yra sąskaita verta 964, nors aš nieko daugiau nedariau. Ką aš padariau? Aš padariau, tai aš nupirkau 4 vienus iš pačių populiariausių ETF-us, konkrečiai aš naudoju čia ilgalaikiam investavimui Amerikos vertybinius popierius, US, tik vienas yra EU, taip, tai visi kiti yra US. Ir čia aš tiesiog galima kiti, kad kai kurie prekiavo ir eurais, ir doleriais, tai galima nemokamai atsidaryti keletą sąskaitų, tai vienoj gali būti $1 prekyba, kitoj 1 eurais, bet turėkite omeny, kad kai jūs prisijungiate čia, tai jūs va turite D sąskaitą, taupomąją sąskaitą, pas mane šiuo metu ten yra 0, ir turite šitą prekybinę sąskaitą. Tai mes dabar esame prekybinėje sąskaitoje, tai čia tokia aplinka. Prie aplinkos tikrai reikia truputį priprasti, nebus taip, kad viskas bus iš karto aišku, bet tikrai priprantama. Nu, pažiūrėkime, pavyzdžiui, aš jums žadėjau, kad pažiūrėsim į BKR-as, kaip jo prekiaujama, ne? Tai va dabar aš į BKR, į paiešką ieškau ir iškart žiūrėkit, Interactive Brokers Group radau. Einam pasižiūrėti pas tą į BKR, kaip jam sekasi vaisiai pas mane yra. Ir čia aš iš karto dešiniai matau aprašymą, kas yra į BKR, pilną pavadinimą per metus, kiek sandorių per 6 mėnesius, kaip aktyviai prekiaujama ir taip toliau, bet jeigu aš noriu jau pasižiūrėti grafikus, tai tada aš tiesiog turiu va čia paspaustos 3 taškus. Man truputį patiktų, kad būtų iškart visas išskleista, bet nu yra kaip yra. Tai va, galiu čia šalia matyti sviravimus iš karto. Taip, galiu matyti 7 minučių diagramą, 7 dienų valandinę diagramą, momentinius grafikus ir taip toliau. Taip.
Naujienas galiu pasižiūrėti apie šitą akciją ir panašiai. Dividendus, kada jinai mokėjo, dividendinį pajamingumą. O tas pelningumas tai arba pajamingumas, tai vat ir yra dividendinis pajamingumas. Tik aš jau nuklydau ne į tą. Į BKR aš norėjau žiūrėti, o aš jau kažkodėl ne ten. Taip. Taip, nu, va dabar pažiūrėkim, kaip į BKR sekasi. Ir mes jungime, pavyzdžiui, per pastaruosius metus. Tai kaip matote, sėkmingai auga kapitalas. Tai reiškia, kaip ir viskas gerai, brokerių mes galim būti ramus, pasitikėti, pažiūrėsim, kaip per 5 metus jiems sekėsi, tai mes galim matyti, kad netgi jie dabar nuo 23 metų tokį bumą išgyvena, kad iš tikrųjų labai stipriai platforma papopuliarėjo, jie ilgą laiką jautėsi, kad jie rinkoje labai dideli ir gali sau leisti būti šiek tiek arogantiški, bet dabar jie jau suprato, kad, na, reikia konkuruoti su labai daug atsirandančių naujų platformų, jos labai patogios naudoti, na ir jie labai stipriai tikrai patobulėjo ir dabar jau platforma yra kur kas intuityvesnė ir kur kas patogesnė. Ir matom, populiarumas jos tikrai auga ir su tuo ir auga rezultatai. Va, apie bendrovę galim rasti informaciją, statistiką visą rasti ir taip toliau. Į naujieną susijusios va išfiltruotas viskas, kas apie BKR, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai va, tai tikrai yra gana patogus brokeris. Dabar jeigu aš investuoti norėčiau. Ai, čia man jau reikės atidaryti saugumo sesiją, tai gerai, tada nedemonstruosiu dabar to.